mes turim tokią tradiciją, kol dar čia taip lepam iki visos pradžios, tai turim tokią tradiciją, kai susirenkam ofise, neseniai pas mus jinai atsirado, tai pasimam belė kurią knygą, kadangi, kaip matai, čia pas mus tų knygų yra davelnė. Tai pasimam belė kurią knygą ir tiesiog visas atverčiam puslapį ir tai yra mūsų žinutė dienai. Nu, bet toks gaunasi dar ir, žinai, pakalbam apie tai. Aišku, turim ir tokių situacijų kaip, o ne, nenoriu tokios rimtos temos šiandien, galvojau, mes čia linksmai leisim laiką. Tai va, tai aš galvoju, kad nesulaužytos mūsų tradicijos, kadangi jau tu pas mus. Taip. Tai gal galim pasižiūrėti, kokias mums žinutės šiandien siunčia knyga. Čia yra ta, kurią radau ant stalo įėjus. Labai Tai įdomu. tau Aš pirmai jau noriu duodu. iškart pabandyti. Nu. Man tai visada jaučiu, kaip širdis baladotis pradeda. Vietoj siūlytų 4 dangoraižių atsirado naujas prototipas, kuris naudojo Timeso aikštės kaip pramogų rajono istoriją. Čia apie naujus dalykus, čia labai gerai. Man tai iš karto susikonektina, apie ką mes šiandien kalbėsim, nu kaip kažko pabaiga yra pradžia, arba kažko pradžia netgi sukuria sąlygas kažko pabaigai dabar ir ne vėliau, žinai. Tai toks, nu taip stengiuosi, žinai, dar čia per daug, nu gerai. Bet man, žinok, rimtai toks keistas jausmas labai atrodo, tarytum čia, nu čia yra žaidimas, ne, nu jeigu taip galvojant, bet toks atrodo, kad va dabar va verčiu ir tas lemtingas momentas, nuosprendis, jo, ir dabar čia kažkoks nuosprendis ir tarytum, tai čia, oh my god, kiek čia visko dabar reikš. Nu gerai, verčiu. O Jezu, kaip baladoja širdis. Ok. AGS, kas tai bebūtų, yra paaiškinimas. Tai yra Alternative Dispute Resolution, tai yra alternatyvus ginčių sprendimas. Tai AGS, alternatyvus ginčių sprendimas, gali būti nuostabus būdas sumažinti įtampoms ir stresams, kuriuos sukelia kreipimasis į teismą. Ne, bet stresas ir įtampa čia tinka, nes aš sakiau, kad aš truputėlį jaudinuosi. Bet čia iš tikrųjų fainai, nes nusekantis, žinai, yra iš karto sakinys, kad sinergija kaip tik ir siekia to tikro bendro pagrindo, o tam reikia esminio paradigmos pasikeitimo. Tai kitaip tariant, nu, kad tikrai mes kiekvienas turim, nu, savo, vadinkim, požiūrį tam tikrus dalykus, savo tiesai tam tikrus dalykus, bet va dar kaip prieš tai kalbėjom, kad nu, apie girdėjimą labai svarbu, žinai, daug dalykų ir tada apie savo, nu, to pačio poreikio ištransliavimo arba savo, va, kaip jaučiuosi, kaip esu, tai va taip ir pasakau. Tai man čia kažkaip labai konektinasi, žinai, šitą dalykai, kad ginčo, nu, tu neišspręsi, jeigu abi dvi pusės, nu, kas yra va ta trečioji paradigma, vadinkim, abi dvi pusės neatsivers tam. Ir nesusidės tų visų kortų ant stalo, nes tada ir gaunasi ginčas, bet realiai tai yra dar viena situacija. Ir klausimas, kiek mes nusiteikę, girdėti kitą. Nu, tai žodžiu, tai čia va visko prisitraukiam. Burtai čia tokie pradžioje vyksta. Čia mūsų burtai. Gerai, o mes jau filmuojam? Ai. Okay. Tai, žodžiu. Tai sveiki visi, labas Ramunė. Labas Simona. Labai džiaugiuosi tave turėdama. Tai šiandien yra mūsų pats pirmasis bandymas. Labai tikiuosi, kad jisai nebus labai prisvilęs bandymas. Šiandien startuojam su nauju podcastu. Oh my god, ir vienas podcastas. Šiandien startuojam lietuvių kalba. Vadinasi podcastas Connecting Dots. Ir mūsų tikslas yra kaip įmanomai daugiau kalbėti apie ESG, kas šiuo metu galbūt daugam dar skamba keiksmažodis. Tai yra temos, kurios yra apie tikrą tvarumą, apie tikrą bendradarbiavimą, apie tikrą kuriamą poveikį, kaip mes galime, vadinkim, orientuoti save ir visą tai, ką veikiame savo gyvenime, nukreipta į vertę visai ekosistemai, kalbant tiek apie gamtą, kalbant apie esame vieni dėl kitų, kalbant apie įvairius valdysenos modelius, kalbam apie verslą ir taip toliau. Tai iš tiesų turėsime
ir angliškus pokalbius, ir lietuviškus pokalbius. Šiandien su Ramūne kalbėsimės lietuviškai. Turėsim tikrai labai daug įdomių pašnekovų, kuriuos kviesim dalinti savo istorijomis, savo nuosmukiais ir pakilimais, bet realiai, ką labiausiai norisi atskleisti ir kas mums patiems yra įdomiausia, tai turbūt vis tik yra tas požiūris į tvarumą ir kiek jis iš tikrųjų gyvena manyje, o kiek tai yra tiesiog, taip madinga, todėl tai darau. Oi, bet aš dar pati neprisistačiau, bet man taip dažnai labai nutinka, kad save pamirštu, kas nebūtinai yra gerai. Taip, tikrai. Ja, tai aš esu Simona Šimulytė, ESG temomis, tvarumo temomis, tiek domiuosi, tiek esu susifokusavus jau nuo 2010 metų. Labai daug dirbu su startuoliais, padedu jiems augti, skleistis, netgi susiformuoti idėjas, kai dar nelabai žino, ko nori. Lygiai taip pat dirbam labai daug su jau patyrusiam įmonėm, vadinkim, ir verslo klientais, padedu įeiti į skirtingas rinkas, matchmakinti, susirasti kontaktus ir taip toliau, ir taip toliau. Tai va, o šiandien svečiuose turim Ramunę. Ramunę Kvazdaitę, kvapų fėja. Ne, iš tikrųjų, tai man Ramunė yra unikali asmenybė, kuri tikrai taip kruopščiai ir taip atsakingai, bet su tiek daug širdies ir užsidegimo žiūri į tai, ką daro. Tikrai tai nėra mano kažkoks naujas ar išgooglintas kontaktas. Ramunę aš sutikau mentoriaudama TechHub preakceleratoriuje ir labai esu dėkinga už šią galimybę. Taip, ir po to mes taip kažkaip pradėjom tęsti tą kelionę per startuolių pasaulį ir ekosistemą kartu. Ir Ramunė, aš žinau, taip, aš prisidėjau prie to, kad tu ką tik grįžai iš Ispanijos, kurioje praleidai pusę metų mentorystės programoje. Ar tu gali truputėlį man priminti apskritai visą tavo kelią į startuolių ekosistemą, nes tu atsiradai ne taip seniai joje, aš nebuvai man matytas veidas, vadinkim. Ne, mano pokyčiai gyvenime pradėjo vykti prieš kokius 3,5 metų, kai išėjau iš savo paskutinio samdomo darbo ir nusprendžiau, tiksliau prieš tai nusprendžiau, kad noriu daryti tai, ką aš noriu gyvenime, tai yra kurt kvapus ir kvėpinti visą pasaulį. Tai pokyčiai pradėjo vykti, kai aš išėjau iš darbo pačioj COVID-o pradžioj, kai buvo daugiausia streso, nežinomybės ir niekas nežinojo, kas bus ir niekas manęs tada nepalaikė. Drąsi moteris. Visi galvoja, kas tau tikrai pasidarė, kad tu taip nusprendei. Taip, visi galvoja, kad čia blogiausias sprendimas, kokį aš tuo metu galėjau priimti, bet aš labai džiaugiuosi ir aš tai vadinu geriausių sprendimų, kokį aš priėmiau, vienu iš geriausių, nes dabar jau daug tų labai gerų dalykų vyksta gyvenime. Tai per tuos 3,5 metų tikrai tie pokyčiai labai vyko ir aš tikrai jaučiausi 3 metus, kad aš visą laiką tokiam ant raketos sėdžiu ir viskas vyksta labai greitai, labai keičiasi. Aš juokiuosi, manęs kai paklausė, ar žinai, ką veiksi ten po mėnesio, po savaitės, aš nežinau, ką aš rytoj veiksiu ir kaip viskas bus. Tai aš pirmiausia pradėjau tokį kaip smulkų versliuką, tu irgi tą žinai, kūriau asmeninius kvepalus, turėjau čia studiją Vilniui. Ir tada kažkaip savaime irgi atsirado mano gyvenime, ne tai, kad atsirado mentorius, bet savaime aš kalbėdama su savo mentorium, kurį jau turėjau, išsigryninau, kad aš kaip ir turiu startuolio idėją, kuri irgi susijusi su kvepalais ir parfumerija. Tai taip, mano mentorius pasiūlė, kad tai dabar vis turi registruotis, kur kokios programos yra, vis tiek iš karto nepakliūsi, ten praeis tam tikras laikas ir aš užsiregistravau į tą TechHub preakceleratorių ir kai mane iš pirmo karto pakvietė į atranką, aš skambinau savo mentoriui ir sakiau, ką man dabar daryti.
Bet iš tikrųjų, tai aš įsivaizduoju, žinai, kadangi tikrai dažnai susiduriu su tam situacijom, tai kai tu esi jau tam startuolių pasaulyje, tu tikrai supranti ir kas yra tas pitchas, ir ką reiškia ta atranka, ir tu vis tiek turi tos patirties. O kai tu esi, vadinkim, atėjus iš verslo kaip darbuotojas, tavo, jeigu neklystu, tu ten su administravimu IT pardavimuose aš paskutinius dirbu. Tu su pardavimais dirbai, tai toksai yra, visiškai, nieko bendro, tai, ką tu darai, tai nieko bendro ir tai yra toksai, kas? Pitch deckas? Kas? Ir šiaip tie startuoliai, labai rimtas dalykas skamba, čia atrodė, o jėtus, kur aš čia papuoliau ir kas čia dabar bus. Bet žinai, kame man visas grožis šito yra, kad realiai tų žinių, vadinkim, tų techninių kažkokių, kaip turi atrodyti, nes labai dažnai, ar turite kokį nors templytą, gal galite ten atsiųsti, gal galite, o va tai kaip reikia. Ten, kur tu eini iš širdies, tu natūraliai tiesiog sudedi akcentus ten, kur jie yra svarbiausi ir tavo tos, angliškai būtų, žinai, sparkling eyes, tos degančios akis, bet ant sparkling gražiau skamba, nes tikrai tokie, žinai, burbuliukai tie, kur labai ten šaudo visas pusės. Tai va tos degančios akis, jos ir tą pačią komisiją, aš atsimenu, nes lygiai taip pat dalyvavau atrankose. Tai iš karto skiriasi. Dabar tu matai, kad šitas žmogus, jisai tiesiog padarys su tavim, be tavęs, kairiau, dešiniau, tiesiau, kreiviau, jis tiesiog padarys. Taip, ir man net, žinai, labai keista buvo, tu dabar pasakai, dėl ko ta ir komisija taip priėmė, žinai, nes aš tuo metu, tai aš dar net nesugebėjau normaliai paaiškinti to savo idėją. Taip, bet aš labai noriu. Taip. Mano irgi tikrai tas tikėjimas buvo, aš dar nežinau kaip ir ką, bet kažką tikrai padarysiu. Bet tas labai matosi. Ir va čia, kai yra tas tikras, apie ką mes šnekėjom dar pačioj pradžiai, kol pradėjome rašinėti, kad, tas apie tą tikrą, ką tu iš tikrųjų, kuo tu tikrai esi, ko tu tikrai nori ir tą išnešti, žinai, ant to stalo. Bet kaip įdomu, kad kiti tai labai mato, nežinai, man tai taip įprasta, čia natūrali mano būsena, aš svaigsiu dėl tų kvapų ir aš niekad nepagalvoju, kad kiti iš tikrųjų mato, kaip man tai patinka, kaip aš spindi tos mano akis. Ir visą laiką tokia gal, tai gal čia niekam neįdomu. Man dar labai įdomu apskritai, kaip prie ko čia tie kvapai ir kaip, bet čia truputėlį gal vėliau. Gerai, tai tu dabar dalyvavai, tai patekai į Techhubą, ar ne? Ir tada po Techhubo, kas sekė, ten jau kaip suprantu, ta prasme, ten jau pradėjai kažkokiu būdu ieškoti savęs, ar ne? Ne savęs, bet savo verslo. Vystyti pradėjom tą startuolio idėją, aš bent jau įsigryninau, kur jau sugebėjau normaliai pasakyti, ką aš kuriu, tai buvo skaitmeninis parfumeris. Ir mes dalyvaudami tam preakceleratoriui, praėję visą programą, mes pakliuvom į top 5, tarp top 5 geriausių startuolių ir gavom finansavimą, tai aš dar paskui praleidau mėnesį Portugalijoje, Lisabonoje startuolių inkubatoriui. Bet tenai jau labiau supratau, ant kiek sudėtinga ta mano idėja, jinai buvo labai kompleksiška, reikėjo inovuoti netgi 3 sritis. Supratau, kad beauty ta tokia sritis investuotojams nėra labai patraukli ir visi labai atsargiai žiūri. Aš ir suprantu, kad yra žymiai patrauklesnių sričių, kaip ten technologijos, edtechas ir panašiai. Tai ta beauty sritis, tai visi galvoja papasakok, bet aš vis tiek čia nelabai man įdomu. Kartais tikrai net gali suprast, kad klauso tavęs, nuo ko mes ir pradėjome mūsų pokalbį, kad tavęs kartais klauso žmogus, bet matai, kad negirdi, nes jam tiesiog neįdomu. Ir kažkaip aš dar bandžiau įvairiais būdais stengtis ir vystyti tą idėją, bet paskui labai vėl savaime, viskas vis tiek gyvenime susiklosto taip, kaip turi būti. Vėl paskui savaime. Savaime, tikrai sėdėjai ant sofos, nieko nedarėjai, žiūrėjai pro langą, galvoju, kodėl aš ne Havajuose ir savaime. Tikrai savaime. Ne, iš tikrųjų, man šitą... Savaime, Ramune, viskas savaime. Idėja atėjo ruošiant pranešimą. Mane pakvietė į verslių moterų bendruomenės
metinį renginį skaityti pranešimą apie kvapus versle. Ir aš paruošiau viską apie scent brandingą, apie kvapus versle ir suprantu, kad tai yra labai atvira niša, kad labai dar mažai žaidėjų tenai, kad labai niekas apie tai nežino ir aš sėdžiu ir galvoju, o tai kodėl aš pati to nedarau? Bet Ramūnė, aš atsimenu dar Hub'e, kai žinau, kad aš tada konsultavau online tave ir tavo komandos narė dar buvo viena, ar ne? Sėdėjau Turkijoje. Taip, aš ir atsimenu. Taip, su maudamuku leidau savo. Tai va, ir tada labai mes, o tu buvai Venecijoje, ne? Kaip tik parodoj. Florencijoje. Ir tada mes labai diskutavom, kad tai kaip tik ir reikia eiti į B2B ir į tą kvapą logotipą. Ir po to vėl tu kažkaip užmeti tą. Nes tada norėjusi ir tą padaryti. Ir sakau, aš apie tą tokį turėjau mintį apie B2B visą laiką. Man irgi iš startuolių pusės visi sakydavo, dėl ko dar mano idėja turėjo trūkumą. Nes buvo, taikytas į B2C. Irgi yra sunkiau, kai tu darai kažkokį startuolį. Ir aš irgi visada, ir visi mentoriai sakydavo, Ramūnė, sugalvo, kaip eiti B2B. Tai reikėjo laiko truputėlį suvirškinti. Taip. Išgirsti, ką sako kiti. Žinai, gal kad ir girdi, bet tuo momentu, kai tu esi užsiciklinęs tą savo, kaip mum irgi visi mentoriai sakydavo, kad nebūk įsimylėjęs tos savo idėjos, nes tada negirdi, kas vyksta aplinkui. Tai kai esi užsiciklinęs, kad ir girdi, ką tau sako, bet tu neateina tos kitos idėjos, kaip tu galėtum tą pakeisti. Nu gerai. Bet realiai buvo jau tas etapas, kai tu tarytum kaip ir po Portugalijos, ar ne, tai vadinkim po pilno paketo Hub'e, ką tu gavai, gavosi toksai momentas, kad vis dėlto greičiausiai šitas nevažiuos, ar ne, ką aš sugalvojau. Tai aš grįžau po Portugalijos su tokiom dvejonėm, gal nebus taip lengva ir ne taip greitai, kaip aš tikėjausi. Ir kažkaip, dėl ko aš vartojau tą žodį savaime, kad viskas labai atsitiko tuo metu. Aš tik grįžau iš Portugalijos ir tada kaip tik pakvietė mane tą pranešimą skaityti. Ir kai atėjo ta mintis, kad kodėl aš nedirbu su scent brandingu, tai tada labai laisvai palikau tą startuolio idėją. Bet, palikai, bet tai nereiškia, kad nieko nedarai ir toliau rinkaisi. Dar dariau, bet paskui buvo ir, problemų, visada startuoliuose yra sunku surinkti komandą. Kai tu esi vienas, tai tu tikrai nenuversi jokių kalnų, jeigu vystai kažkokį didelį sprendimą. Tai man taip po truputį aš tiesiog perėjau ir pradėjau daugiau daryti ties scent brandingu. Ir kažkokiu būdu atsidūrė Barcelonai. Pusei metų ir mes dabar jau labai smarkiai abejojam, ar tave turėsim Lietuvoje. Aš irgi jau abejoju. Tai papasakok, tai kur tu ten dalyvavai ir ką tu ten veikei? Tai aš dar buvau Barcelonoje išvykus irgi po Portugalijos į jų Startup Summit. Aha, atsimenu. Jo, tai Gražvydas buvo. Taip, mes su Gražvydu tenai buvom susitikę. Ir aš į Barceloną esu įsimylėjusi jau nuo pirmo karto, kai lankiausi prieš 10 metų ir mes su mano geriausia draugė netgi turėjom tradiciją, kad nuvykt bent kartą per metus. O prieš tai buvo pandemija ir mes 2,5 metų buvom nebuvę ir aš grįžau į tą Barceloną, į tą jų Startup Summit ir aš suprantu, kad čia mano vieta, aš taip gerai jaučiuosi, kad ir po pertraukos ir galvoju viskas, dabar jau reikia daryti viską, kad aš galėčiau čianai pagyventi ir tada prisiminiau kaip tik tavo paskaitą turėta po to prie akceleratoriaus, kad yra galimybė išvykti tokiai kaip stažuotei, mentorystei, programai. Ir paskui, man atrodo, grįžę mes dar kartą susitikom ir aš sakiau, Simona, aš varau. Aš tai labai gerai atsimenu, kaip, jeigu kalbant apie tą programą, tai jos ir yra tikslas, žinai, padėti stiprėti. Tai kas man pačiai yra labai smagu, kad tau toj vietoj, kai tu jau supratai, kad greičiausiai jau to nevystai, bet tu neužmeti, jo galvoji, yra toliau galimybė, toliau stiprėti ir vis dėlto išsipivotinti arba išsiieškoti. Suprasti tai vis dėlto, kas yra validu, kas yra reikalinga rinkai ten ir taip toliau. Bet man tai fainiausia buvo vieta, kad tikrai vienas iš nedaugelio atvejų, kuris
aš noriu Barceloną. Sakau, ne, bet palauk, o tai kokią tu nori mentorius ten ir taip toliau. Tai vis tiek turim ieškoti, kad būtų stiprus. Aš viską susirasiu, aš noriu į Barceloną. O Ramunė, kodėl Barcelona? Aš myliu Barceloną. Supratau, myli kvepalus, myli Barceloną, šitoj vietoj jau kištis nebereikia. Ir čia, žodžiu, reikia šukuoti visą Barceloną, bet rasti patį geriausią mentorių tenais. Jo, bet ta mentoriaus paieška tikrai nebuvo lengva. Aš, kaip čia, sunkiausias gal turbūt tam visam procese iki išvažiavimo, tai turbūt buvo mentoriaus susiradimas, nes kaip tu ką tik ir parodai, aš tiksliai žinojau, ko aš noriu. Bet tu nežinai kokio, ir žinojai ir kokio mentoriaus nori. Aš žinojau, kad aš noriu iš brandingo agentūros, nu tai kadangi ten turi būti kaip ir vienas iš savininkų ar vadovų, tai aš mačiau tą viziją jau iš anksto, kad brandingo agentūrom tai turėtų būti įdomu, tai turėtų būti naudinga, jie turėtų matyti naudą, jie turėtų suprasti, nes vis tiek inovatyvios brandingo agentūros yra ir aš kol kas nežinau nei vienos brandingo agentūros, kuri gali pasiūlyti tokią paslaugą. Tai yra jiem papildoma, kaip čia, į jų paslaugų krepšelį gali būti papildoma paslauga. Tai aš užsibrėžiau susirasti, nepažinodama beveik nieko Barcelonui, užsibrėžiau surasti. Bet vis tiek truputį atgyja, ne, tas pardavėjo talentas iš to samdomo darbo. Jau iš karto strateguoja, aha, reikia eiti ten, kam aš parduosiu savo paslaugą, tai sakysiu, biški man čia pamentoriauk. Tai buvo šita mintis, tikrai neslėpsiu. Nu, kažkaip, jeigu nori... Ne, bet čia labai fainai ir labai gražu, kad tu strategavai jau iš karto, kad jeigu pasiteisina tai, ką darau, tai aš realiai jau būnu labai aiškiai leidusi pačiupinėti savo produktą. Aha, žinai, gal čia irgi toks ieškojimas biški būdų ir to palaikymo tuo pačiu, bet ir žinoma, norisi, kad pagaliau, jau kadangi vieną idėją truputėlį padėjau iš šoną, tai jau norėsi, kad šitą tikrai pasisektų, tai tada jau strategavau, kaip čia tą padaryti. Tai mano mentoriaus paieškos užtruko, turbūt mėnesį, gal net daugiau. Iš tiesų, tai čia yra labai neilgas laiko tarpas, nes kas man irgi apie tave yra labai fainai ir smagu, visada žavėjausi šitą dalim. Tikrai būna, žinai, kadangi tu, vadinkim, jau dalyvaujančių toj mentorystės programoje mentorių sąrašas yra gan didelė sistema ir tu pati tą matėjai. Taip, aš ieškojau irgi ten. Jo, tu irgi ten irgi ieškojai. Bet, vadinkim, tai daug kas labai, tenkinasi tuo, kas yra ir neiškelia savo ambicijos. Tai viena tai yra ambicija, kaip einu ir išsirenku ten kažkokį sąrašiuką, bet netgi žiūriu, kad, šitiem gali reikalinga būti pagalba, va šitiem. Tavo atveju tai buvo toksai, man reikia geriausios. Dabar aš neisiu pas bet ką ten, pas bet kokius ten mes irgi brandingo specialistai, žinai. Aš noriu best of the best, kuris dirba su stipriais prekiniais ženklais. Tu iš karto jau ir tau nebuvo, kaip labai dažnai sutinku, žinai, startuoliuose tą, arba net ir jaunuosiai, ypatingai žmonėse, kai pradeda savim abejot, kad ne, tai ką, tai o vat ką, aš čia, žinai, pas tave, ta prasme, nebuvo, aš noriu Barceloną, man reikia geriausios agentūros, ta prasme, ir mėnesis laiko, ranką prie širdies pridėjus, tokiom sąlygom, tai čia yra tikrai labai operatyviai. Matai, aš nežinau, kaip viskas vyksta. Man atrodė ilgai, nes aš, žinai, dirbau visą tą mėnesį, ieškojau, stengiausi, tai man gali būti ir per savaitę, gali būti ir per 3 dienas, bet šiuo atveju tu labai buvai užsibrėžus the best of the best. Tai aš nesakau, kad nėra tų the best of the best, va dabar ir tavo, vadinkim, mentorius jau jis yra sistemoje, ar ne? Tai šitoj vietoj čia viskas kaip ir okei, bet ir tikrai yra stiprių, bet yra visokių, vadinkim, yra tokių, kuriems labiau reikia pagalbos, negu jos, žinai, gali duoti, tai visaip yra. Tai baigėsi viskas tuo žodžiu, kad mano draugė pažįstam, aš tik tai, kai buvau tam prieš mėnesį, kai nusprendžiau, kad gyvensiu Barcelonoje, aš susipažinau su viena mergina lietuvė, kuri gyveno Barcelonai ir aš ją jau buvau sakius, kad aš čia atvarau ir kad man reikia mentoriaus ir paskui mes telefonu kalbėjom, kai aš jau buvau Lietuvoje ir jinai gal tik tai po kokio 3 karto išgirdo mane ir sako, taigi mūsų šeimos draugas turi brandingo agentūrą.
ir taip sutapo, kad čia tas stiprus. Taip. Tai aš jai paskui sakau, tai tu kaip tu anksčiau man negalėjai pasakyti, bet, nu, vat, vėl, kai negirdi iš karto kažko, nesupranti, tik po kiek laiko sako, o, tai sako, aš greičiausiai turiu tau tą kontaktą ir viskas. Ir tada jis sprendė, aišku, jis ir labai užsiėmęs, nu, kadangi, jeigu nori best. Tai... Ne, tai tu kaip pardavė, tai tu save pardavė, aš tą jau suprantu. Čia aš jau šitą nekvestionuoju. Degančios akys, pardavimo skilsai, viskas gerai parduoda. Nu, reikėjo man pasistengti. man tas mentorius sakė, aš atsisakiau studijuoti universitete, nes neturiu laiko. Sakau, tai aš tikrai nereikalausiu tiek laiko, kiek universitetas reikalauja. Nu gerai, tai dar turiu vieną klausimą, tuoj pat man įdomus dar, žinai, tai kokia, vadinkim, tai ką tu pasiūlė, žinai, iš savo pusės, bet apskritai, kad tu ryžaisi dalyvauti, nu, šita programa, jinai vadinasi Erasmus for Young Entrepreneurs, ar ne? Aš, kai sakau Erasmus, man pačiai truputį, žinai, nu taip, kaip aš sakau, nu ne, mano kūnas nesijaučia komfortiškai, nes aš tai žinau, kiek tai yra problema skirta tiek patyrusiam verslui, tiek nepatyrusiam verslui ir kokią galima sukurti verslę vertę tiek vienai pusiai sprendžiant iššūkius, tiek kitai pusiai, nu, vadinkim, sprendžiant savuosius, ar ne, arba ieškant savo produkto. Tai aš tai šitą žinau, bet kai aš pradedu sakyti, tai man, nu, tai vat kokia tau buvo asociacija, tau nepasirodė, kad, nu, čia kažkaip, nu, kai aš ten pristatinėjau lygiai taip pačiai, nebuvo toks, dar vienas studentų kokia nors. Jo, nu, yra tas toks keistumo jausmas, nu, mes pripratę tikrai apie studentų laikus girdėti Erasmusą, tai aš pradžiai gal taip iš karto ir net nesusidomėjau, aš atsimenu, kažkuriuo momentu tu man dar net sakai, Ramūne, kodėl tu dar niekur nevarai? Nu, nes toks tada buvo dar, nu, nežinau, kažkaip čia įdomiai viskas skamba, ką aš ten veiksiu. Atsimenu tą momentą, atsimenu. Ja. Taip, bet paskui praėjo gal porą mėnesių ir tada jau aš sakiau, viskas, Simona, varau. Dabar. Sakau, palauk, tai dar dabar. Tai va, tai jo, tas pavadinimas kažkiek keista ir Aš neseniai iš dar vienos programos esu Ispanijoje grįžus, kur ten su merginom gyvenau ir irgi, kai pradėjau pasakot ir visos Erasmus, kodėl Erasmus, kas čia Erasmus, tai ar čia mes ne per senos jau, nu, labai daug klausimų kyla. Nu va, tai čia kažkaip truputėlį gal ir gaila, žinai, kad reikia papildomo išaiškinimo, vadinkim, kad iš tikrųjų suprastum, kad yra, nu, nieko bendro su kažkokiais ten praktika, stažuotė, nu, ta prasme, tai yra realiai, nu, toksai visiškai vertės. Tai gerai, tai tada ar tu gali pasakyti, o tai ką tu pasiūlei, kad gali duoti mentoriui, kad mainais už tai gautum jo visą profesionalizmą, žinai. Ir tada dar bus man labai įdomu, nu, o tai ką tu ten gavai ir ko tu iš jo norėjai, koks tavo buvo lūkestis. Tai ką aš pasiūliau, tai pirmiausia, aš kart įvardinau, kad Send brandingas yra ir jie, kadangi brandingo agentūra, jie buvo apie tai girdėję, bet tikrai neturėjo žinių. Mano mentorius kuo ir džiaugiasi kiekvieną kartą, kai mes pradėdavom kalbėti apie kvapus, kad aš kiekvieną kartą, sako, ir iš tavęs naujų dalykų sužinau, kaip veikia kvapai, kaip galima vat, būtent pridėti vertės brandui kiekvienam. Tai jiem įdomu buvo tas, ką aš jau minėjau, kad jie iš karto pradėjo galvoti, kad jie galėtų pradėti siūlyti tą savo klientam. Ir kas svarbiausia ir irgi turbūt labai nudžiugino visus, kad aš sukūriau tą kvapą tai mentoriaus brandingo agentūrai. Bet tu, kai vadinkim, kai kalbėjai apie tą ir bandai, nes prieš važiuojant, kad įtikintum, vadinkim, kad užnorintum, kad tavęs irgi norėtų ir kad matytų vertę jūsų bendradarbiavimo, o ne kad šiaip atvažiuos kažkokia Ramunė, kuri nori pasiimti mano, žinai, ten žinias ir viską. Laiką. Jo, laiką. Aš už tai pinigų negausiu, ta prasme, tai o ką aš mainais gaunu, žinai. Tai vat, tu jau žinojai, nu, tą savo pasiūlymą, kad tu gebėsi jiems sukurti. Taip. Tu jau iš karto ir sakai, kad aš jums tai padarysiu, ar ne? Taip. Aš jau buvau pradėjus, man kai kilo ta idėja, aš jau buvau pradėjus šiandien ir Lietuvoje, pirmus klientus irgi jau turėjau ir buvau kelis kvapus sukūrus, tai kažkaip aš užtikrintai jau tuo jaučiausi. Nu, okei, gerai. O tai tavo lūkestis iš jo, koks tai tada buvo? Aš gal pradžiai tiesiog norėjau pažinti ispanišką rinką, nes kažkaip su tokia Barcelona.
Visų pirma buvo Barcelona, bet kitas dalykas buvo ispaniška rinka. Aš suprantu, kad Lietuvos rinka gal dar ir nelabai pasiruošus priimti naujoves. Ypatingai tokias, nu, vat, kur tiesiog įmonėm tai yra nice to have, nėra must to have. Tai, nu, žinai, ne visi labai noriai įsileidžia tas inovatyvius dalykus, tai aš iškart pradėjau galvoti, kad tai turėtų būti kažkur plačiau, ne tik Lietuvoje. Tai iš karto fainai, Ispanijos rinka, pasidariau irgi greitai paguglinau, Ispanijos rinka turi labai daug retailo įmonių. Tai retailas buvo vienas iš pirmųjų, kuris yra pradėjęs naudoti sand brandingą. Pirmieji buvo viešbučiai, kazino, tada yra retailo parduotuvės. Tai galvoju, nu tai turėtų būti rinka tame. Ir tiesiog norėjau, kad man padėtų, vat irgi gal susirasti užsienį pirmus klientus, susirasti tiekėjus, susirasti partnerius, kurie gamintų produktus. Bet mentorius kažkaip žinojo tuos mano tikslus, bet kai aš nuvykau tenai, pakreipė viską truputį kitą linkmę. Tai, ką gavai at the end, koks realiai tavo tas išsinešimas? Išsinešimas tai yra man, taip, aš realiai jaučiuosi iš Barcelonos parsivežu savo kūdikį. Ok, 6 mėnesiai, nežinau, čia ankstukas, bet ok. Tai man ta brandingo agentūra su visu mano mentorium priešaky sukūrė visą prekinį ženklą, visą brandingą. Mes kartu sukūrėm dar tokią unikalią metodologiją, kaip mes dirbam su klientais. Tai man čia, nu, wow, tikrai viršėjo visus lūkesčius. Aš po truputį pradedu jau įsivažiuoti su tuo prekės ženklu, dirbti ir man kiekvieną kartą net atsidarius savo puslapį dabar taip malonu, ten pasiėmus korteles tokias, kurias mes sukūrėm su dirbtinio intelekto pagalba, aš jas ten glostu ir džiaugiuosi ir, žodžiu, nu tikrai viršėjo visus lūkesčius. O jie, tuo kvapu, kurį sukūrė, jiems patenkinti? Jo, tai irgi ten buvo įdomus dalykas, nes aš kai kūriau, tai pagrindė tas mano mentorius ir dizainerį, kuri man kūrė visą brandingą. Mes trysia susitikdavom vis ir dirbom kartu. Ir aišku, jie jau dalyvavo tam visam kūrimo procese, testavo, rinkosi galutinį, mes praktiškai visus pusę metų ir dirbom ties tuo jų kvapu. Ir jie žinojo, jau buvo pauostę, aš pabaigoje jau atidaviau tą savo kvapą, jie mažą tokį mėginėlį. Ir tada mano mentorius man pasiūlė, kad Ramūne, okei, čia tu buvai pas mus, visi tave matė, bet niekas nežino, ką tu čia veiki, nes tikrai man paskui taip ir sakė, aš turėjau prisistatymą jau vadovybei įmonės gale ir jie visi sako, mes pusę metų galvom, ką tu čia veiki pas mus pastoviai. Asmeninė nosis. Jo. Uostau jūsų prakaitus ir galvoju, kas juos pašalint gali. Tai labai įdomu buvo, nes mes su mano mentorium, kai jis pasiūlė, sutarėm, kad suorganizuos man tą susitikimą su vadovais, aš pristatysim tą jų agentūros kvapą. Ir aš jam atidaviau tą kvapą, po kiek laiko, ten po savaitės gal ateinu aš į tą pristatymą ir visi žino jau tą kvapą, visi bandė. Ir aš nesuprantu, kaip, kodėl. Sako, jisai negalėjo kentėti, jisai iš karto, kai tu išėjai, atidaus tą kvapą, čia išpurškė visą ofisą, visiems parodė, visiems papasakojo. Tai ką aš čia sakau, dabar veiksiu. Bet kaip fainai, man tai, žinok, man apskritai tavo tema yra labai įdomi, nes aš, nežinau, gal tu žinai mano tą istorijos dalį, mes kažkada esam kalbėję, 2003 metais aš dirbau marketingo vadovė vienam, nenoriu minėti, prekybos centre, problematiškam tuo metu labai. Ir tikslas buvo pritraukti kuo įmanomai didesnį srautą, žinai, žmonių. Tai aš pati labai gilinausi į kvapų visas terapijas ir kaip į ventiliatorius galima sudėti tam, kad skatinti pirkimą, ten, kad žmogus norėtų ilgiau pabūti, ten, kas ten kūrė tą džiaugsmą, emociją ir taip toliau. Tai vat, už tai man taip ir atrodė visą laiką, kad čia yra labai B2B produktas, žinai. Galbūt tuo metu tai negalvojau apie tai, kad X prekybos centro kvapas, tai labiau galvojau, žinai, netgi zonavom ten mes dalykus. Bet yra du skirtingi dalykai. Yra scent marketingas ir yra scent brandingas. Taip. Čia dar yra skirtumų tame. Tai dabar aš jau tą žinau, bet realiai tuo metu apie scent brandingą niekas net nekalbėjo, čia 2003. Taip. Aš sena. Tikrai ne. Tiesiog aš dar buvau per jauna tą padaryti. Bet žinai, prieš 20 metų, kaip pasakau, tai experience entrepreneur tokia jau labai.
Nu gerai, žiūrėk, bet dabar man dar vienas labai įdomus klausimas yra, tai kad jūs dabar apsikeitėt, vadinkim, nu, tu gavai tokį kūdikį, kokio, nu, greičiausiai, kad tau būtų kainavę labai didelius pinigus, to agentūra gal bandai domėtis, kiek kainuoja. Aš jų nenorėjau net klausti, nes paskui dar lieptų susimokėti. Pagal mano jausmą, tai starting point būtų 15 000 eurų, bet tai čia jau labai starting point. Ir manau, kad tai yra tikrai ne ta apimtimi, kurią tu gavai, o dar kaip pasakė apie korteles, kurias aš nekantrauju išbandyti, ir aš žinau, kad tu jas atsiveži. Tai kaip pasakai dar ir apie AI ir korteles, tai o realiai tu tai gavai mainais už kvapo sukūrimą. Gerai, bet mano klausimas dar vis tiek yra vienas. Tai ar jūs planuojat, pavyzdžiui, ateityje, nu kaip pavyzdys, jie turi tikrai tokių visai fainų klientų, ar ne? Ir tokių tikrai stiprių klientų, žinomų klientų, mokių klientų, nes jau jų apskritai pačios agentūros, gal tu gali paminėti pavadinimą? Mucho Branding Agency ir jie ofisus turi San Franciske, Melburne, Barcelonoje ir Paryžiuje. Aš galvoju, gal mes ir tavo galėsime nuorodom pasidalinti ir jų įsidėti aprašymę, jeigu mūsų prodiuserė sutiks. Ne, tai aišku, kad pasidalinsim, bet pasidalinkim ir apie juos, jeigu kažkam įdomu, žinai, pasižiūrėti, kas čia tau kūrė. Pareklamuosim Lietuvoje. Tai vat, ar jūs turit kažkokį tai, nu, tolimesnį santykį arba planą turėti tolimesnį santykį, kad jie pas save portfolio turės tą send branding, send brandingą. Jo. Tai tikrai turim, dėl ko dabar aš ir neužilgo grįžtu į Barceloną yra, nes jie manęs kaip ir laukia. Aš prieš pat išvykstant, kaip ir sakiau, turėjau tą prisistatymą visai ne valdybai, jie partneriais vadina, visi savininkai, yra, man atrodo, 7 ir jie visi dalyvauja veikloje ir vadina save partneriais, tai tiem partneriam turėjau galimybę prisistatyti. Nu ir jie manęs iškart po pristatymo klausė, tai Ramūne, kada grįši, nes aš sakiau, kad aš turiu prisistatyti, nes išvykstu. Ne, taigi į podcastą reikėjo važiuoti, nu tai ta prasme. Simona, tu man pasiūlė į podcastą dalyvauti gal prieš 2 dienas. Už vakarą. Bet aš žinau, kad let's go for a challenge. Labai man patiko tas tavo, kad tu jeigu man yra žodis ten kažkokie pokyčiai, avantiūra ir kas nors įdomaus, tai aš iškart sutinku. Bet, jo. Noriu avantiūrai dalyvauti. Noriu. Gerai, bet gal papasako, kas tai bus? Aš lengvai pasirašau tokiem dalykam. Aš irgi. Tai va, tai aš tikiuosi ir mes planuojam, kad aš grįšiu į Barceloną ir mes pradėsim kartu approachint tuos jų esamus klientus. Jie gal naujiem kažkokiem, aš nežinau, gal jau yra pradėję siūlyti, nu vis tiek tie pardavimai ar ten kažkokie didesni projektai greitai nevyksta, kiek aš čia mėnesį gal esu išvykus, tai kol kas neturiu apie kažkokį konkretų klientą dar iš jų žinių, bet jie tikrai suinteresuoti įsitraukti tą paslaugą. Nu, kaip fainai. Tai tada vis tiek dar turiu vieną klausimą ir darom pertrauką. Nes žinau, kad tam, kad galėtumėm pereiti į antrąją dalį mūsų podcast'o, tai tau reikia kažką pasiruošti. Tai kvapus greičiausiai. Taip, aš tai nekantrauju. Žodžiu, labai viską gražiai supasakai, man pačiai buvo labai įdomu klausyti, nors klausau kaip ir, nu, ne pirmą kartą mes nuolatos pabendraujam tą temą ir kaip ir updatinamės, kuo kvėpuojam viena ir kita, bet vis tiek man kiekvieną kartą labai įdomu, kai tu taip degi tuo. Bet o tu žinai, arba tavo mentorius žino, jūs žinot apie Enterprise Europe Network, pavyzdžiui? Manau, kad ne. Gerai, tai čia yra dar atskira mūsų tema, tada pokalbiai, nes jūs abudu galėtumėte jame dalyvauti ir pats pagrindinis, vadinkim, tau susirasti klientų arba, kitaip tariant, eksporto partnerių, kam tu galėtum eksportuoti savo paslaugą, tai čia yra be galo superinis tinklas ir jeigu kalbant Lietuvoje, tai tikrai tiek Lietuvos inovacijų centras dirba, ypatingai jie dirba su tais produktais, kurie R&D turi, tada Kauno pramonės prekybos amatų rūmai dirba, tai jie grinai orientuoti į eksportą, labiau į tekstilę, bet irgi reikia galvoti, kokie yra jų, vadinkim, tos visos duomenų bazės. Tada yra Klaipėdos pramonės prekybos amatų rūmai ir Vilniaus pramonės prekybos amatų rūmai. Aš mielai pasidalinsiu visais kontaktais, bet šiuo atveju Ispanijoje lygiai taip pat yra.
Tai aš manau, kad jum abiem čia būtų naudinga Labai tiek įdomu. jų Aš jau laukiu paslaugai. išgirsti iš tavęs. O galbūt kada nors padarysim ir tokią temą. Gerai, viskas, darom pertrauką, nes aš jau noriu kvėpėti. Dabar tai jau tikrai čia bus mano avantūra, nes šito dalyko aš matysiu dabar pirmą kartą ir visą tai, ką esu mačius ir tai, kame esu dalyvavus ir gaminusis, pasigaminus savo kvepalus, kurie seniai pabaigti. Tai šito aš nežinau, kas čia bus, man labai smalsu ir einam dėtis kvėpalių. Nu gerai, tai dabar pradėsim jau tai, ko aš labiausiai laukiau. Ok, tai dabar tu man pasakyk, tai mes čia praeisim pilną procesą, ar ką mes čia darysim? Ne, mes tikrai labai sutrumpintą tą procesą praeisim. Aš galiu truputėlį gal pradžiai ir papasakoti, kaip tas vyksta. Nu, aš čia nieko dabar nežinau. Nes tikrai turbūt aš kiek ir girdžiu, kad įmonės labai bijo, kad jos turi žinot, kokio to kvapo nori ir kaip mes čia suprasim, koks mums tinka, koks patinka. Tai visą laiką, ką aš primenu, kad nereikia jums žinot, yra procesas, kurio metu mes išsigryninam ir suprantam, koks tas kvapas atstovauja ir būtent papildo tą prekinį ženklą. Nes labai svarbus kitas yra dalykas, kad nebūtų visas brandingas ir visi vizualai, visa komunikacija į vieną pusę, o kvapas į kitą pusę. Nes tie kvapas transliuoja ir emociją, ir jausmą, tai turi būti tai viena visuma. Man tai, žinok, skamba kaip man žymiai lengviau yra suprasti AI ir visas kitas technologijas, negu šitą dalį, žinai, nu čia kaip mene. Kaip ten sujungti per kažkokius ten paveiksliukus, tuo pačiu paėmus ten, kad tu žinai, kas yra tavo misija, ten vizija, taip toliau. Ir dabar bam, tau šitas kvapas tinka. Bet žinai, čia yra apie nosį, patinka, aš negaliu papasakoti. Čia čia patinka, nepatinka, žinai, ir čia toks gaunasi verslo modelis pastatytas ant jausmo. Jo, čia yra iš jausmo, bet kitas dalykas, tai yra tam paaiškinimai. Nu, pavyzdžiui, ten viena iš mano target tokių grupių, kaip aš vadinu, yra coworkingai. Ir kodėl aš pasirinkau coworkingus, tai yra būtent tam, kad tai yra dviguba nauda gali būti coworkingam, būtent dėl to, kad tu gali kurti ir brandingą kvapu ir dar pagerinti darbuotojų, kurie ten sėdi, dirba produktyvumą. Tai yra tokios gairės, kokie kvapai, pavyzdžiui, gali būtent tą paskatinti smegenų veiklą, paskatinti susikaupimą, produktyvumą, tai tokių dalykų yra, bet iš esmės tai viskas vyksta tikrai, man, pavyzdžiui, sunkiau yra papasakot, kodėl tu parenki tokias natas, negu tiesiog sukurtą kvapą padaryti ir aš 100% žinau, kad jis jums tinka, bet aš tą įsitikinau, kai kūriausi, tada, kai mes su kolektyvu buvom kalėdą švęsti. Kvepalus kūrėte. Taip, ir kūrėmės kvepalus, tai aš įsitikinau tuo ir visom realiai buvo, wow, tik gaila, kad mes jau labai nedaug ten tada susikūrėm. Ir, žinai, kaip dar tu irgi minėjai, kodėl iš jausmo ir kodėl yra ir vizualai, tai mes nemokam kalbėti apie kvapus. Mes neturim žodyno, kalbant apie kvapus. Aš visą laiką sakau, kad kaip mus moko mokykloje spalvų, mus realiai turėtų mokyti ir kvapų. Nes kvapai turi labai daug būdvardžių, kuriais galima apibūdinti kvapus, bet visuomeniai, ką mes žinom, patinka, nepatinka, geras, blogas, kvepia, smirda, viskas. Praktiškai visas mūsų žodynas, o kai pradedi mokytis parfumerijos... Išleisk kvapų žodyną. Kai pradedi mokytis parfumerijos, tai pirmas, žinai, vos nedalykas yra išmokti apibūdinti kvapą. Nes, niekas nemoka, kol nepradedi su tuo arčiau dirbti. Ir kodėl atsirado tos kortelės, tai irgi yra viena iš priežasčių, kad jeigu mes neturėdami vienodo žodyno, jeigu aš su klientais pradėčiau kalbėti savo žodynų, jie savo žodynų, ką jie supranta apie kvapus, mes niekada nesusikalbėtume. Be šansų, ta prasme. Tai tam reikia būtent atrasti kažkokį tarpinį variantą, kuris aiškiai ištransliuotų kvapą vizualiai, kaip mes suprantam, ką mes matome, suprantam. Ir tada žymiai viskas aiškiau ir paprasčiau visiems pasidaro. Nu gerai, o man dabar toks pasistojo klausimas. Jeigu, pavyzdžiui, įsivaizduokim, kad, kadangi dabar irgi simuliuosim šiokį tokį procesą, ar ne, tai susikuriam savo brandingui, kvapo logotipą, ar ne?
bet jisai yra tinkamas ir mums, mūsų, tarkim, kolektyvui, arba jeigu kalbam apie mūsų community, ar ne, tai ir community's gali, ta prasme, žmogui jis irgi yra tinkamas. Tai, žinai, pirmiausia, ar tai yra rūbam ten kaip koks, žinai. Tikslą reikia žinot, nes dažniausiai scent brandingas tai ką kvepina patalpas, kažkokias, vietą, kažkokius produktus su tuo kvapu. Bet jeigu produktas yra žmogus. Mes prekiaujam žmonėmis. Personal brandingui gali būti ir kvepalai, aišku, gali būti. Čia, žinai, čia būtent reikia pirmiausia išsigryninti, kur naudosi. Tik tai vienas dalykas, kas labai svarbu, nes tikrai yra ten kažkokių ir mažų butikėlių visokių, kurie naudoja kvapus ir tarkim ten salonai gali būti kažkokie. Tai viena iš pagrindinių klaidų, ką daro verslai, tai kai brandui kvapą renkasi pagal tai, kas patinka vienam asmeniui. Čia yra blogiausia. Tada aš jau sakau, tada geriau nieko nenaudot, negu naudot tą, kas tiesiog vienam asmeniui patinka asmeniškai. Tai čia būtų dažniausiai yra tas variantas, kai aš sakiau, brandingas eina į vieną pusę, kvapas eina į kitą pusę. Supratau, šitas. Bet čia irgi yra apie tai, žinai, labai fainai, čia aišku visiškai kita tema, bet apie tai, kiek yra svarbu kiekvienas žmogus komandoje, ar ne? Nes tikrai yra vis dar nemažai tų vadovų, kurie realiai nelabai svarbi kolektyvo nuomonė ir nelabai yra ta vadinama partnerystė viduje, yra labiau toksai, aš išklausiau, išgirdau, bet vis tiek bus taip, kaip patinka man. Nepaisant to, kad, tarkim, visi mėgsta šokoladą, bet aš mėgstu sūrį. Aš iš tikrųjų labai mėgstu sūrį. Mėgstu sūrį, žinai, ir todėl mes visada valgysim sūrį ir nebus pas mus šokolado. Ta prasme. Tai labai labai ir manau, kad net ir sunku yra atsiriboti nuo asmeninių. Taip. Atsiriboti nuo tų asmeninių, patinka, nepatinka, bet tam šitas procesas ir yra, kad parodyt, kad jūs patys nusprendėt. Mes praėjom visą procesą, žiūrėk, nes kaip aš darau, pirmiausia, aš pradėjau pasakoti apie procesą, bet jau nuklydom truputėlį. Mes moteris. Pirmas dalykas, tai ką aš prašau, tai yra toksai klausimynas, anketa, nemažai ten klausimų apie 30-40 gali būti, bet apie visą brandą, apie misiją, viziją, vertybės, kur naudosit, nuo ko prasidėjo. Man jau sunku darosi. Taip, Simona, nežinau, nes tu turi tą klausimyną. Taip, ir aš jau persiunčiu visom panom ir ten mums reikia padaryti rimtą darbą. Taip, ten reikia padaryti, žinai, viskas, rezultatas priklauso nuo to, kaip tu gerai užpildysi tą klausimyną iš tikrųjų. Bet gerai, vis tiek, iš jausmo aš irgi žinau, kas mes esame, mes galėsim ir Neringos ir Simuko dar paklaužnai, kad nebūtų mano vienos ten, tarkim, paveiksliukas, toks nors išrinktas. Bet gerai, pradedam, nes šiaip aš jaučiuosi, iš tavęs esu išmokus, tarp kitko, jaučiuosi irgi labai kvapų dizainerė. Žinai, kodėl? Ką išmokai? Žinai, ką aš išmokau? Aš išmokau kelis dalykus iš tikrųjų. Tai vienas dalykas, aš turiu be galo daug mėginukų visokių ir dar iš mamytės susirenku, nes jinai ten viską nors kaip perka, tai gauna visokių, žinai. Ir tai aš kiekvieną dieną būnu kvapų dizainerė, nes aš juos makaluoju ir paskui, kartais pataikau, kartais būna įdomu, kadangi labai daug skraidau, tu tą žinai, tai į duty free irgi varau ir taip ir būna iš jausmo prie buteliukų prieinu, net nežinau prie kurio ir padau, nice. Bet dabar aš dar noriu tave pamokyti. Aš esu turėjus labai skaudžią patirtį su šitais duty free ir skrydžiais. Turėjau ilgą skrydį į Aziją, ten 13 valandų ir prieš mane atsisėdo vyras, man atrodo. Kvapų dizaineris? Taip, toks kvapų dizaineris iš duty free ir prisipurškęs visokiausių ir tokių gal pigesnių tų kvepalų. Aš galvojau, kad aš tiesiog net laikysiu, kad aš numirsiu per tą 13 valandų skrydį. Ir ten buvo tiek daug, ten turbūt visi aplinkui užuodė ir aš to laiko prašau, tik tai nedarykit taip prieš skrydį, neprisikvėpinkit duty free, nes reikia vienas iš kvapų etiketo, kvėpinimosi etiketo dalių ir yra apie tai, kad jeigu tau nekvėpia, nereiškia, kad kitam nekvėpia ir galvokim visą laiką apie kitus.
aš kai turiu ir parfumerijos tas paskaitas, visą laiką visiems paskui, tik nepadauginkit, tik nepersistenkit, tik neprimaišykit ir labai labai nedarykit to prieš skrydžius lėktuvose. Bet kai būna, pavyzdžiui, 9 hours overlay, tai tada žinai, pirmą valandą gali, jeigu turi 9 hours. Ne, tai čia, žinai, kai praeini skeningą ir kol nueini jau į tą visą kitą zoną, tai tu krosi. Bet ne prieš pat skrydį. Ok, ir antras dalykas, kurį esu išmokusi, kad grybą pjauna visi tie kavos uostytojai. Realiai, ta prasme, vienas tai yra oda, kitas yra atsigerti vandens. Tai va čia irgi man yra, ir grynas oras. Tai, oro uostyti. Matai, sorbiški problema. Ne, aš bendrai sakau, kad 3 dalykai pagrindiniai. Taip. Tai kai man kiša kavą, arba ten būna pridėta, tai man kiekvieną kartą taip stovi ir... Ok. Aš, tarp kitko, neseniai klausiu vienoj parduotuvėje irgi, kai man pasiūlė kavos pauostyti, sakau, ar jūs žinot, kad čia nėra pats geriausias dalykas, Barcelonai gal netgi, Barcelonai klausiu, kad nėra pats geriausias dalykas, sakė, žinom, bet žmonės taip yra pripratę, kad jie prašo ir dėl to mes turim. Aš atsimenu per mokymus, tai šitą, kad sakai, nes žmonėm to reikia, bet žmonės turi įsitikinimą, čia vėl atskira tema. Gerai, viskas. Tai ką gerai. Aš dabar turiu padaryti? Tai pirmiausia, mes įsivaizduojam, kad mes užsipildėm klausimyną. Iš to klausimyno, ką aš darau, aš išsirenku tokius pagrindinius keywordsus, kas kartojasi, nebūtinai toks pat žodis, bet apie ką tas prekinis ženklas yra. Aš skaitydama tiesiog suprantu, apie ką tas prekinis ženklas yra ir išsirenku kokius ten 3, 4, kartais gal net ir 5 keywordsus. Kas yra prekinis ženklas? Aš šiaip turiu paaukštintą pulsą, bet dabar man atrodo, aš... Ne, tai nesijaudink. Tai tau tiesiog reikia dabar sugalvoti apie jūsų prekinį ženklą, pasakyti kokius 3, nežinau, 4 žodžius tokius esminius, kuo jūs remiatės, apie ką jūsų prekinis ženklas yra. Gerai. Tai turbūt, kad šnekam apie podcast, ar ne? Connecting Dots. Tai... Čia nesugalvoju, čia išjaučiu, arba tai, ką mes jau esam, kuo jūs gyvenat? Kuo mes gyvenam. Tai viena tai yra, tikrai tai yra bendruomenė, ar ne? Kitas tai būtų apie life-centered, vadinkim, žmonių, kūrėjų, vadinkim taip, ar ne, kurie viską orientuoja, kad man rūpi ir kaip man, koks tas mano kiemas, ar ne, bet ne mano asmeninis, bet viešas kiemas irgi, kad aš, pagalvoju vis dėlto ten, žinai, rinkdamasis vieną ir kitą dalyką ir iš tikrųjų, pakankamai atidžiai stebiu, ar tai yra greenwashingas ar ne. Tiesiog, žinai, toksai... Tai šitas turbūt būtų. Bet kaip mes tada pavadinam tą žodį tokį, kad turėt atsiremti ką? Pirmas buvo bendruomenė? Gal tada, matai, angliškai tai tas terminas iš lietuviško nerandu vis dar atitikmens. Tai būtų life-centered, toks life focused, vadinkim, ar ne? Toks. Tada dar vienas yra apie tikrumą, tą, žinai, apie, tada dar vienas žodis, apie lengvumą, ta prasme, tiesiog lengva, tai nėra, kad mane apkrauna, mane, veža apie aistrą, tą, kad esu tame ir einu į tai, kame noriu ir nuo to kaifuoju, vis tiek tai yra kūrėjai, žinai. Bet žinai, ko aš dabar biškai pasigendu, čia viskas yra apie tą išorę gal labiau, kaip jūs einat, bet apie patį prekinį ženklą gal nors vieną kažkokį, kas jūs esat, ar kokie jūs esat, ar kokią vertybę remiatės viena. Tai, kaip ir girdžiu klausimą ir vėlgi apie vidumą, tai kaip yra sunku kartais šnekėti. Tai realiai, taip kaip tu sergi dėl kvapų ir tavo yra sparklinkais, tai mes sproginėjom, kai kalbam apie poveikį ir tą gėrio kūrimą, kuris dauginasi. Vadinkim, nes tada visą tai darau kaip ir dėl savęs, bet ir dėl kitų, žinai, ir toksai, tada kūrėsi, toks kaip paid forward, žinai, tas toksai. Tai jo, tai turbūt apie tai mes esam. Vis dėlto mes labai sergam dėl to viso
lengvumo, gerumo ir nu, tiesiog, Tai žinai. poveikis turbūt. Nu, turbūt gal Man vis kažkaip dėlto. fainai skamba tas žodis. Jo, gerai. Jeigu vienodai jį girdim. Bendruomenė, life-centered, poveikis Ir sustainable impact, žinai, būtų jo, toks. sustainable impact. Tai, Man Jėzau, kai tiek nuvalgėtų tų žodžių, tai man tada labai nesinori jūs sakyti, nes tas sustainability, žinai. Nu, ta prasme, nu, čia yra labiau, žinai, va, iš tos serijos, ką dedu, nu, ar valgyčiau tai, ką dedu ant odos iš tos pačios, žinai, pusės, nu, kai tu galvoji, kokio natūralumo ten produktus. Ir ar iš tikrųjų supranti, kokią tu ten chemiją, ar tu tikrai valgytum plytos gabalą, žinai, nu, ne, o tai kodėl valgai tą dešrą. Nu, ta prasme, dešrą ne dėl to, kad mėsa, bet iš principo, kai tu pasižiūri, kas ten yra, žinai, nu, tiesiog mes kaip ir vaidinam labai čia savimylinčius ir, žinai, besirūpinančius savimi, bet iš tikrųjų mes, nu, labai daug tai yra tik tai etiketė, žinai, ir, nu, tai va, tai apie tai. Gerai, tai pradėjau. Tai mes turim žodžius ir dabar ką aš duosiu tau tas garsiasias korteles, kurių tu dar nematei. Čia jos jau yra tavo ir niekas daugiau tik buvo Nodoro, bet, nu, tarkim, o jeigu aš norėčiau jas įsigyti, būdamas. Nėra jos parduodamos. Jos yra naudojamos, jos yra naudojamos mano workshopuose su klientais, ką mes dabar darom. Tai aš iš karto duodu tau tas korteles. Ir aš turiu kažką. Aš galvau, kad čia kaip knygoje dabar turėsiu, nežinau. Ne, čia nereikia traukti. Ne. Čia aš nežinau, tik mes ar galėsim kažkur išsidėti, nes esmė yra kokia. Pirmą žodį mes turim bendruomenę ir tau dabar reikia tiesiog išrinkti kortelę, kuri tau labiausiai asocijuojasi su tuo bendruomeniškumu. Okei. Gerai. Su bendruomeniškumu. Nu jo, mes turim kiekvienam tam žodžiui dabar išrinkti kortelę, kartais jos gali ir kartotis, jeigu, pavyzdžiui, tau su bendruomeniškumu ir su tuo sustainable impact asocijuojasi dvi vienodos, tos pačios irgi gali būti. Nu, iš jausmo, tai man šita pati pirma buvo, aš gal pabandysiu kažkaip parodyti, nes mes pirmam kartui turim tik vieną kamerą. Gerai, ir aš ją čia pasidedu. Paskui aš atsistosiu, pastumsiu. Bet tai viskas gerai, tau nebūtina jos stumti. Gerai, čia yra mano bendruomenė. Aš iš karto tau duosiu ir pauostyt, apie ką šitas kvapas yra. Tu gali iš karto pabandyti ir kvapą pritraukti, ar tau ir tas kvapas yra toks apie bendruomenę. Gal norėtųsi vasos duslesnio kažkokio, žinai? Bet greičiausiai čia dėl to, kad tas pirmas įspūdis jis būna aitresnis, toks paskui jisai būtent paduslėja, tai manau, kad tikrai paskui pauoščius būtent ir atsiras tas, ką tu nori, ko tu nori iš to. Tarkim, nes dar vienas man buvo va šitas, žinai. Okay. Tai dabar, šitą galim pasidėti. Antras mūsų žodis buvo tas life-centered. Taip? Tai tada dabar šitam, bet gali būti ir ta pati kortelė, jeigu... Ne ta pati. Ne ta pati. Va. Okay. Čia yra ir vanduo, ir kalnai, ir žemė, ir... Ikrai kažkokie, bet iš tikrųjų čia augalai. Jo, bet man kažkaip jinai yra čia. Net nebūtina suprasto vizualo, bet kaip tu... Nu, man iš intuicijos toks. Aš greičiausiai nesigirdėjau dabar, ką sakiau, bet svarbiausia tai yra, kad pajaustum, kad tai yra ta kortelė. Net iš tikrųjų gali būti nesvarbu, kas nupiešta, bet jeigu tau jaučiasi, kad tai yra apie tai, tai ir yra ta. Tai sakau, man čia kažkaip labai iš intuicijos. Vienareikšmiškai. Labai life-centered. Okay. Labai.
Labai. Vien juo galiu kvėpėti. Nu gerai. Bet nepamirškim, ką kalbėjom, atmeskim tuos personališkumą. Ne, aš išgirdau, matai, kadangi vėlgi grįžkime į 2003-uosius, tai aš moku štai vietoje atsiriboti ir aš galvoju, apie tą, žinai, life centered. Taip. Gerai. Trečias mūsų žodis buvo, dabar bandau atsiminti, sustainable impact. Kažkaip šitą man atėjo. Šitą man kažkaip labai užsidarius tokia, Aš nesuprantu, kodėl man prie visų kortelių man jos norisi, kažkodėl man ją vis dar norisi pasidėti. Imkim tada ją. Bet, žinok, aš jos noriu, nes man dar, aš parodysiu, čia nesuprasi, karamelė, medus, kažkokie, nežinau, kažkas labai man joje yra. Nereik suprast, kaip aš ir sakiau. Nežinau, man joje kažkas tiesiog yra, kodėl aš jos noriu. Bet jeigu tu galvoji apie savo prekės tą ženklą ir jis tave traukia, tai yra tai, ko reikia. Ir šitas, pavyzdžiui, man tinka ir prie bendruomenė, ir prie Life Centered, man, ta prasme, man šitas, jisai, aš jos noriu. Tai labai... Jo, labai. Labai lengvai, čia žinai, nuo ko aš pradėjau pradžiai pasakot, kad visi galvoja, kad reikia žinot, koks turi būti prekės ženklo kvapas, bet taip ir išsisprendžia, koks jisai turi būti. Gerai, aš tiesiog man būna kartais pavyksta ne taip sumaišyti. Tai... O paskutinis žodis apie jūs buvo... Lengvumas dar, aš sakiau, ar ne šitą turim? Ne, paskutinis dabar tikrai pamiršau jau... Džiaugsmas... Į poveikis. O tai dabar ką mes darėm? Life Centered? Ne, mes darėm Impact. Sustainable Impact. Tai ir pasimetėm dabar pačios, kai neturim užsirašę. Mes esam bendruomenė, tada buvo, buvo bendruomenė, tada buvo Life Centered, buvo Sustainable Impact ir dar buvo apie tą tikrumą, kad tas tikrumas, taip kaip yra, taip ir tikrumas, aistra tą, ką noriu. Tai gerai, tai tą ir paskutinį tada galim ir paimti žodį. Tikrumas. Dar kartelį primenu, kad jeigu norisi kažkurios iš tų kortelių, tai irgi viskas okei, kurie jau buvo, irgi gali būti. Man dar šitos dvi kažkaip, žinai, bet tas tikrumas, tai man šitas, nes man tikrumas, lengvumas, gaivumas, jie sueina, žinai, kažkaip. Čia yra badaškės, mėlytės, nežinau kas, mandarinas gal koks, bet badaškės tai labai gerai atrodo. Skanus šitas paveikslėlis. Labai, jau kaip noriu dabar. Ir dabar galvoju, man jisai netgi prie to su impactu dalinasi labai. Gerai. Man šitos dar labai norisi, aš irgi ją kažkaip, žinai, vis pažiūriu ir man jos norisi. Tai jeigu tu man leisi dar šitą pridėti. Tikrai leisiu. Tai aš pridėsiu. Visų nedėsiu, bet... O jų čia tik tiek ir yra? Taip, ar jų yra 12. Čia yra pagrindinės kvepalų šeimos. Supratau. Gerai. O gerai, dabar žiūrėk. Kadangi tu truputėlį man esi užsiminus apie tai, tai aš paklausiu. Dabar mes tai darome buteliukose, ar ne? Bet aš tikrai esu girdėjus, pasakyk, jeigu čia aš susigalvojau ir susapnavau, kad kažkaip su klientais, kai eini pilną procesą, tu dar turi kažkoks flamasteris, su kuriais yra pabraukinėjami žodžiai ir jau tie žodžiai ir yra... Ne visai taip, tai yra flamasteriai, kuriuose yra tiesiog kvapas. Supratau, ir tu tiesiog ant kortelės mes kaip dabar uostom, kai aš duodu pauosti, tai tam, kad būtų dar sklandesnės, mes darom 5 kokių žmonių grupelėse, kad būtų viskas žymiai paprasčiau.
tai tiesiog su tuo flomasteriu pasibrauki ir nereikia, žinai, čia iš tų dar buteliukų žaisti. Tai čia tiesiog proceso Labai supaprastinimas. Tai dabar Viskas. mes pabandysim užuosti tą bendrą kvapą visų kartu ir tiesiog aš visada siūlau priimti tokį, kokį yra, žinai, nes mes kai darom dar irgi daugiau būna žmonių, tai labai aiškiai išaiškėja kelios kortelės, kurios dominuoja ir tada tada būna aišku, kad 2-3 tie kvapai, jie tikrai turi būti, nes tarkim ten iš, nežinau, 20 kortelių, vos ne 10 yra 2 kvapai. Tai jie tada tikrai yra to prekės ženklo būtent kvapas ir yra. Čia dabar mes turim daugiau ir kadangi tu viena šitą simuliaciją darai, tai mes galim dar tiesiog pabandyti, žinai, pažaisti. Tai duosim bendrą pauostyti. Gerai. Neringai susimonu. Nu. Tai tiesiog dabar taip pabandyk pajaust tą tokį visą derinį, kompoziciją šitų Bet gerai, kvapų. tai kaip man, nu va taip palainuosi daryti? Oi, gali arčiau, jo lėčiau, ta prasme tiesiog, kad tai būtų ne atskiri kvapai, bet jų visuma. Bet o tu čia dabar esi sudėjus pagal aukščiausios, žemiausios kažkaip? Dabar labai atsitiktinai aš juos sudėjau, jo, bet... Nes aš atsimenu iš tavo mokymų, kad ten kažkaip dar ir čia yra tie, kur kas išlieka. Nu, kažkaip norisi su juo pabūti, žinai. Sunku iš karto. Žiūriu į neringą ir laukiu pritarimo, gerai ar negerai, bet ko man krenta tas mikrofonas, aš nesuprantu. Sumiti, tu gali man čia kažkaip pareguliuoti, biškai, nes jisai vis taip pjunk ir nusileidžia. Ne, aš reikia tą prisijungti, bet tai gerai nesvarbu. Nu, man tai svarbu. Žinai ką, man jausmas, kad mane pradėjo ta pirma kortelė bendruomenės erzinti ir man vis dėlto labiau šita bus apie tą bendruomenę. Tai galime ją išimti ir tada pabandyti be jos. Pasistengsiu atspėti. Ta, kur labiausiai tualetų kvepia. Man labai patinka girdėti asociacijas žmonių, kas kam su kuo Man tai toks tualeto asocijuojasi. gaiviklis, aš nesakau, kad neskanus, bet jis toks... Čia į tavo kvepalų žodžią. Bet čia būtų, jo, čia, žinai, būtų, kur man tai, pavyzdžiui, jinai visiškai ne apie tualetą. Taip. Na gerai. Aš dar turiu vieną tokį klausimą, kaip praeisim procesą. Nu, tu man parodyk, ar ten tikrai to tualetą išėmė, nes aš vis tiek tą tualetą jaučiu. Ne, ne tą išėmė. Nu, nežinau, o gal ir tą, nu palauk. tu gal jau, žinai, per daug prisiuosti ir jo, Neturiu ir viskas erzina. O gal dabar ir aš jau galvoju, kad gal ne tą. Nu, ne tą, aš jaučiu tą tualetą čia kažkur. Bet sakau, tos asociacijos visų, tai... Jinai tokia buvo kaip gyviausia. Ne, jinai nebuvo gaiviausia. Nu, bet ne gyviausia, bet jinai turėjo kažkokią tokią tualeto gyviklio šiek tiek. Gerai skamba, tavarsime, aš įsivaizduoju. Pasirinko, nes jai bendruomenė yra lygų tualetas. Jo. Nes jinai sakė, kad, oh my god, bet tai tu dabar dvi pašalinai. Aš jau, nu gerai. Nėra tualeto. Tai ne ta buvo tualetas, kur tu Gerai, galvojai. tai nu. Žink vieną kažkurią. Ne, bet mes čia galim ilgai labai žaisdai. Jau dabar visai pusę velnio, dar, ne, iš tikrųjų, dar, žinai, vieną kokią man visai norėtųsi įdėti va Aš šitą. nebeturiu, žinai, dabar pasiemu šitų. Ai, tik tai tiek turi, Yeah, ne, jo. šudeliukų. Bet Čia visai- visai galiu duoti pusę atplėšti. To atplėšk pusę ir davai. Nu, tik čia žaidžiam. Aš, žinau, dar dadėjau tokią pakalnutę.
Ten nepakalnutė. Nežinau, gėlė, bet jinai yra labai gaivi, kažkoks labai lengvumas yra toks. Manau, Nors šiaip aš pati asmeniškai, tai tugi žinai, aš labai mėgstu saldainius. Taip, tavo sunkus saldus taip, mano kvapas. sunkus saldus, toks labai... Nice. Okay. Dabar jisai labiausiai jausis, nes šviežiausias. Jo. Ir dar ant nuplėštojo galo, tai geriau įsiskvervęs bus, ne? Aš kai inžinieriaus dukra. Aš net nepagalvojau iš tikrųjų apie tai, bet... Matai, o mano va, aštrus protas. Nu, žinok, nice. Nu va. Aš vis tiek noriu, ateik neringut pauostyk. Nu, tai tada įkiškit ranką, kuris noris ir paimkit vienas, pauostykit ir kitas. Nu, ir va tai va. Tu ant kameros stovi dabar. Duok, smukai pauostyti. Tai jūs galite jau pasilikti tas korteles. Nu, man tai visai nice, kaip podcastui. Toks greitas. O, rodė, va tai va, rodė, nežinau, kodėl nesirodo, bet taip rodė. Tikiuosi, kad ir dėl kvapo, ir dėl proceso, kad įdomu visai buvo gal pamatyti, kaip tas vyksta, nes, sakau, tikrai aš jaučiu, kad daug kas baiminasi ir nedrįsta to daryti, nes galvoja, kad tai yra labai sudėtinga. Gerai, dabar aš turiu vieną klausimą. Aš jį turėjusi buvau omenyje tada, kai mes šnekėjom pirmoje dalyje apie pačią programą. Bet man kažkaip turbūt, jeigu jisai dingo, tai vadinasi jo ir nebereikėjo. O dabar jisai man taip atėjo jau kelintą kartą, va čia besiuostant viską. O tu gal prisimeni, arba kokios būna dažniausiai. Nu tiesiog man labai įdomu, gal yra kažkokių tokių, nu tikrai tų kuriozinių situacijų, arba tokių, nu kur, nu va, kaip aš ten tualetų išvadinau, supranti, dar kažkas. Bet šituose procesuose, kai dirbi su įmonėmis, su brandais, tai va, nu... Tai tikriausiai turbūt tos asociacijos visada tikrai įdomiausios būna, tai tą tualetą irgi ne tu pirma panaudojai. Aš nesu originali. Kam tualetas, kam, žinai, kažkas muilas, kam kažkas ten močiutė, kam, nežinau, ten kapinės, man atrodo, kažkas sakė. O Dieve. Tai tu sakau, žodyno prasme tokių asociacijų išgirsti visokių, nes kvapai iš tikrųjų turi labai stiprų ryšį su mūsų prisiminimais. Ir kai mes pirmą kartą kažkur užuodžiam kvapais, tai mums gali visam gyvenimui įsiminti, tai lygiai taip pat ir scent brandingas veikia, kad kai mes būdami kažkokioje parduotuvėje ar ten patalpoje ir žinom, kad tai yra tos įmonės patalpos, mes labai greitai surišam tą kvapą, tai lygiai taip pat ir nežinau, gal kažkam kapinėse užsijodė, nežinau, tos pakaldutės, kur tu sakei, ir jau tapo kapinių kvapu. Bet čia iš tikrųjų tu labai fainą dalyką paminėjai, žinai, dėl to, kad aš daug laiko vaikystėje esu praleidusi Prancūzijoje pas savo tetą, krikšto mamytę. Jinai gyvena tokiam Douai miestelis, ten šiaurės Prancūzija, žinai, ir gyvena labai labai senam name, ten visas miestelis, jisai toksai, žinai, yra senovinis, vadinkim taip, bet, man tai ten fantastinis kvapas yra spintose. Mano teta, jinai visada sako, kad jinai negali pakęsti to kvapo, o man viskas, ta prasme, kai jie atvažiuoja pas mus ir atsidaro lagaminą, aš susilydau, nes man tai yra tokie vaikystės prisiminimai. Ir man tas kvapas, kad jeigu toks kvapas egzistuotų kaip kvepalas, tai aš tikrai jį pirkčiau ir tikrai juo kvepinčiau savo spintas. Jis turi, o man bando įrodyti, kad čia yra seno namo, ten kažkoks pelėsis ir ten dar kažkas ir kažkoks grybas. Tikrai ne, bet čia vat kaip gaunasi. Prisiminimai visiškai. Ir aš turiu jausmą, kodėl, man tai yra, kaip labai labai geras, gera emocija, o šiuo atveju tetai, jinai yra sudėtingesnė, arba atmetimas, nes kai jinai tiesiog jau išvažiavo ten gyventi visam laikui, čia dar pas mus buvo Tarybų Sąjungos laikai, tai tada, ten reikėjo viską labai kuopti, vadinkim, naujai viską daryti ir, turbūt, va tai yra likę su labai sunkiu tam tikrų mažiukų etapų, žinai. Tai gali būti, o man taigi Prancūzija, žinai, man ypač vaikystė, atostogos, fainai. Sako,
Nu, žodžiu, čia irgi kitos istorijos. Nu, okei, bet tokių ten kažkokių, kad ten susipyksta tarpusavėje labai, dar ten, va, tokių kažkokių. Kol kas dar nebuvo. Dar nebuvo, ne? Tikiuosi, kad Okay, tai jeigu nebus. turite konfliktinių komandų, tai čia yra puikus būdas susikalbėti. Nes vis tiek, Ramunė, jūs privers atrasti sprendimą ir susitarimą. Ne, aš kaip tik tikiuosi, kad man nereiks spręstų komandos viduje Ne, tu kažkokių ginčių. Tu tiesiog su visa savo aistra užduosi toną, kad čia jūs tiesiog turite susitarti. Aš tikiuosi, kad viskas taip lengvai. Ir aš iš eisis. jausmo, aš nenoriu sumaišyti. Nieko, tai Aš čia norėsiu, viskas... kad mes paskui, kurį išėmė, tu dabar prisipažink. Tai parodysiu. Nu, nes aš noriu, kad mes paskui, taip, Gerai, tipo gerai. kažkokią fotkę pasidarytumėm, Gerai, iš ko padarysim. susidaro mūsų kvapas. Gerai. Ir tada juostysim vėl visos. Ne, pirmiausia, aš dar jūs priversiu anketą užpildyti. Aha, žinau, ir tu man taip delikačiai primeni, kai aš pasakau, ką tu man skolinga, nu dėl programos, ten tu dar man skolinga, tai sakai, ha, tu man irgi skolinga. Tai vat nenoriu būti skolinga iš tikrųjų, nes čia labai didelė dovana. Klausyk, tai čia iš tikrųjų tai yra tikrai nerealu, aš suprantu, kad tai buvo labai trumpas, žinai, tas procesas, bet man netgi galvojant, kad tai yra labai toksai vienijantis dalykas, nu, net jeigu taip galvojant, žinai, kad dar nesu tikras, ar mums reikia to kvapo, bet jisai, nu, tas toksai bendrumas, žinai, kai turi bendro, o čia yra, nu, kvapas. Ir, nu, žinai, tai jis yra dar toks. Man atrodo fainai, kad jūs patys jį vat, būtent išsirenkat, nes aš pradžioje, kai tik tai pradėjau, Jo, kai neturėjau šitos metodologijos, šitų kortelių, būdavo tiesiog klausimynas ir aš pagal tą klausimyną sukuriu ir atnešu, va čia jūsų kvapas. Ir žinai, ir aš tikrai pajutau, kad tada žmonės, nu, įmonės neprisiriša kažkaip prie jo. Kažkas, Jo, ne? nu toks tu atneši, man padavai ir aš nežinau, ar man čia iš tikrųjų reikia, ar man čia fainai ar ne. Tai tikrai labai idėja visų šitų kortelių ir buvo, kad įtraukti komandą, kad jie jaustų, kad jie patys jį susikūrė. Nu, labai fainai. Iš tikrųjų, aš tai, tu žinai, kad aš esu tavo fanė ir čia niekam tai nepaslaptis. Labai man patinka. Sergu Žinau, kad bent vieną balėjų, faną tikrai turiu. Ne vieną. Ne, bet žinau, kad tikrai turiu bent vieną. Dar turim. Tai jau, žinai, pas mus jau Ramunė. Ramunė. Gerai, klausyk. Bet žinai, apie ką mes nepakalbėjom? Nežinau. Nežinai. Jo, mes apie ką nepakalbėjom, tai nepakalbėjom apskritai, nu, apie tą, kaip apskritai tie kvapai. Ta prasme, kaip, nu, nes tai nebuvo, kad nuo vaikystės tu jau ėjai, žinai, nu, kaip būna, va, iš tikrųjų, nu, ta prasme. Aš norėjau nuo vaikystės. Tu norėjai, bet nebuvo ne? galimybių. Okei, nu tai gerai, o tai kaip tu vaikystėje eidavai, ruosdavai visas gėlės ir virdavai iš žolių arbatą? Aš žaisdavau su kvepalais, labai Aha. su kvepalų buteliukais ir man toks įsimintiniausias iš vaikystės momentas yra likęs, kodėl mane tai patraukė, aš labai gerai atsimenu, nes aš visą laiką stebėdavausi, kaip ten kažkur ruošiesi, žinai, su šeima ir mama prieš einant pas mus koridoriui, mamos kvepalai būdavo padėti ir mama prieš einant pasikvėpina ir, žinai, jinai man tokia virsdavo iš namų šeimininkės į damą. Ir aš galvodavau, kas tai per stebuklingas skystis, ką jisai padaro, kad taip pakeičia žmogų. Ai, tai kitaip tariant, tu net nematydavai ten rūbas, tau viskas buvo, net čia tau skystis keitė žmogų. Taip, aš matydavau, kad jinai prieš eidama iš namų pasipurškė ir tada į gatvę išeina jau dama, nebe namų šeimininkė. Eik tu Zosė, kas vyksta? Hello, can you just... Yeah, you can sit, but we still... Zosė, baig! Alio! Zosė, baig! Raminkis. Ok, tai norėjau jau angliškai šnekėti, žinai, bet... Nu gerai, tai tau buvo... Kvapas, tai reiškia, yra visiškas virsmas, ar ne? Ir iš kažkokio sunkumo, vadinkim, iš buities, į lengvumą, grožį. Taip, ir mane tikrai visą laiką labai domino, nu kas ten jame yra, kodėl jis taip paveikia. Aš ne tik mamą, ir močiutę matydavau, kad ir tas, ir tėtis, žinai, nu visi kažkodėl, kodėl jie prieš, žinai, kai dar esi visiškai mažas, kodėl jie pasipurškė ir kodėl jie kitaip tada jaučiasi, kitaip elgesi negu namie, kai nėra.
elgesys, ar ne? Taip. Nu čia kaip užsidedi gražius apatinius ir jautiesi visai kitaip, tai čia ir su kvepalais. Tai mane labai patraukė atrast, nu, žinai, išsiaiškinti tą kvepalų paslaptį, aš visą laiką norėjau. Supratau, ir čia tau buvo tokia secret zone, kurią tu nori atskleisti. Taip. Ok, nu gerai, ir po to tu ten dirbai, kadangi girdėjusi esu tavo istoriją, nes pakankamai esam, nu kaip šnekėję, na, tai žinau, kad ten ir buvo tikrai nelengva, bet labai atsakingai visą tai darei, nu ir toksai kaip, nu, visada tu 100%, nu jeigu ne 120, ne? Kas yra labai labai fainai, kažkaip va, tokie žmonės po to ir savo padaro, ir dėl kitų daro kaip dėl savęs. Taip, bet susirenki patirtį, tiesiog reikėjo laiko susirinkti patirtį viskam ir, žinai, aš esu baigus finansų valdymo magistrą, dirbau finansuose, tada dirbau pardavimuose, tai viskas... Kvapų dizainerė, finansininkė. Nu, bet kaip suprantu, su kainodara viskas ok. Viskas, žinai, ko reikia, vat būtent ir verslė, ir finansai, ir pardavimai, tai tokie esminiai dalykai. Aš žinau ir aš visada išsitrina man šitas failas apie tave ir finansus, nes, nu... Nesusieja, ne? Nu, niekai, va čia, kaip jau tikrai man labai nesudėtinga yra to connect, žinai, nu, bet čia, nu, man taip nesikonektina šita vieta, žiūrint į tave, jaučiant tave, nu, ta prasme, jausmas, kad ten buvo senoji Ramunė, žinai, ir tai yra visiškai, ta prasme, tai yra visiškai kažkokia transformacija. Bet aš finansus pasirinkau, nes mano mama ekonomistė buvo ir aš nuo pirmos klasės žinau, kad aš noriu ekonomiką, finansus studijuoti. O tai, kad mane kvapai domino, tai aš sakau, nu nebuvo galimybių ten prieš 20 metų apie tai galvot. Aš į ekonomiką stojau, nes man sakė, kad žurnalistikos nevalgysi. Nu va, tai... O aš sakydavau, kad jeigu nori dirbti su kvepalais, tai tu tiesiog pamiršk, nes tu gimėjai ne ten, tu gyvėjai Lietuvoje, tau reikėjo gimti Prancūzijoje, ką tu čia dabar svajoji apie kvepalus kažkokius. Ok, gerai, bet tada toliau, jeigu tęsiant visą tą liniją, tai... Yra įvairių, ar ne, nu, kvepalų, vadinkim, ir to jau gilinimosi į tą parfumerio pasaulį, ar ne, ten ir vėlgi ten, vėl čia tegul ateina į tavo mokymus ir paklauso apie nišinius ir nenišinius, bet, tarkim, yra tie yra parfumeriai, kurie daro kvepalus tik iš natūralių ingredientų, ten, ar ne, nu, patys išgaudinėja ten ir ekstraktus, ir tada juos maišo, ten ir taip toliau, ir taip toliau. Šiuo atveju pas tave tai nėra visiškai natūralus ingredientai, ne, nu, nes man labai įdomu yra, kas tai, ne, nu, vėlgi, pasirinkimas, kodėl nueiti, žinai, į vieną pusę, nei kitą. Tai aš, kaip čia sakau, aš turbūt esu per vidurį, nes aš naudoju tiek natūralius, tiek sintetinius kvapus. Aha. Ir aš tikrai nesu niekaip prieš sintetinius, nes pirmas dalykas, tai turiu labai skaudžios patirties su natūraliais kvapais. Aš mokiausi botaninės parfumerijos. Ir kol mokiausi pirmus kokius 3-4 mėnesius, aišku, prisikūriau daug natūralių kvepalų. Ir kvepinaus vien natūraliais tuos 3-4 mėnesius. Ir man atsirado alergija nuo tų kvapų. Tai aš dabar taip atsargiai tai žiūriu ir visiems... Tai kodėl tu pilna tašė prisidėjus visokia? Tada gilvis ir tiekų ir taip toliau. Tai labai visus ir perspėjau, nes tas dalykas, viena iš priežasčių, dėl ko atsirado sintetinės kvapų molekulės, tai būtent ir yra, kad sumažint alergijų tikimybę. Nu va, ir man čia šita vieta, žinai, yra labai įdomi, nes kai girdi, nu ypatingai va šiandieniniam kontekste, žinai, kai čia visi natūralu, čia viskas čia tvaru, netvaru, žinai. Aš aišku turiu irgi savo nuomonę ir apie įvairius eterinius aliejus, ten kaip ten veikia augalą ir kas ten toliau vyksta, žinai, bet čia nu nenoriu nieko provokuoti apie tai. Tai kokį žolininką pasikvietus, paprovokuosiu. Jo, bet, pavyzdžiui, kai girdi sintetinis, tas vėlgi apie įsitikinimus kalbant, atrodo, kad tai yra, nu, kaip ta dešra su daug kurie yra jau, nu, betonas į pilvą, žinai. Tai, ką reiškia, ar tu gali, nu, kaip, nu, atskleisti tą šydą, žinai, kas yra sintetinis kvapas? Tai, aš sakau, čia yra tiesiog žodis, nes jokie kvepalai, nu, bet aš netgi ir pati neseniai testavau ten kvepalus, kurie atseit jau yra labai natūralūs, bet ir tai ten yra 94–96% natūralių medžiagų. Tai iš esmės, be tų sintetinių molekulių nelabai tu ten kažką ir sukursi tuos kvepalus. Nu, gerai, tai yra tiesiog, tai reiškia, kad tai yra
remiantis chemijos ar biochemijos, vadinkim, kompetencijomis ir įvairiais naudojamais įrankiais, tai yra sujungiamas ir išgaunamas kvapas, pašalinant tam tikrus alergenus, kaip pavyzdys. Jie yra tiesiog dirbtinai kaip sukurti, bet kaip dirbtinis apvaisinimas. Man labai patinka tavo asociacijos irgi. Esmė yra, kad jie yra tiesiog nenatūraliai išgauti, bet sukurti. Bet tai nereiškia, kad jie yra kažkuo blogesni. Jie kaip tik kuriami tam, kad mažiau alergijų, tam, kad augalų ten nenaudot, tam, kad anksčiau kai kurie kvapai buvo išgaunami iš gyvūnų, tam, kad gyvūnų nekankint. Tai viskas yra į gerą. Ta prasme, tie visi cheminiai elementai atsiradę tam, kad mums būtų tik tai geriau. Ir nereikia jų bijoti, o labiau, kad kvepaluose visoje parfumerijos pramonėje jie taip pat yra tikrinami, jie yra ribojami kiekiai, yra saugumo reikalavimai. Tai aš manau, kad tas žodis sintetinis yra vienintelė problema, nes mums jis kelia neigiamą asociaciją, bet šiaip tai nėra ten nieko tokio blogo, ta prasme. Taip, dabar yra mada ir trendas galvot, kad jeigu yra kažkiek nenatūralu, tai jau blogai. Nu, žodžiu, jeigu užsirašiau natūralu, tai vadinasi jau viskas apie mane gerai, o jeigu neužsirašiau natūralu, tai negerai. Tai nėra tiesa. Va čia yra ta vieta, kur, aš kaip sakau, aš esu labai jautri greenwashingui ir iš tikrųjų, nu, žinai, kai ten, tarkim, viskas iš gamtos, o paskui, nu, pakuotė yra ta, kuri neperdirbama, arba, nu, daug labai pavyzdžių rinkoje yra. Aš nekalbu apie Lietuvą, aš kalbu, žinai, visur. Arba kai tu supranti, koks yra visas kelias ir paskui dar kai pasikeli visus, žinai, ir pasigilini į žaliavos gavimo būdus, į partnerystės tam tikras, tai tada tu supranti, nu, kad tai yra toks feikas, kad, nu, net vem nors. Tai man žymiai smagiau yra, kai, nu, nebijoma sakyti atvirai, žinai. Tai, žinai, mano ir priežastis, dėl ko aš pradėjau mokytis botaninės parfumerijos, nes irgi galvojau, trendas ir reikia, čia bus labai fainai, aš kursiu vien natūralius kvepalus ir visi čia norės to, žinai, bet kai pati susidūriau, ant kiek tai gali būti pavojinga. Ir irgi supranti tada, kad vis tiek sintetinės tos molekulės ir geriau išlaiko kvapą ir iš esmės... norėjau klausti šitą. Taip, ir iš natūralaus man netgi kiek aš kūriau ir bandžiau, nu, yra sunkiau išgauti tą tokį gražų, harmoningą, subalansuotą kvapą. Jos yra tokias, kaip daugiau sudedamųjų dalių turi ir labai jeigu tu sumaišai kažkiek natūralių kvapų, jie kiekvienas jaučiasi. Nėra to tokio balanso, to lygumo, tai visas tas sintetinės natos jos padeda įvilkti, subalansuoti ir padaryti malonų. Nes aš iki šiol, kiek aš ruoščiau natūralių kvepalų, aš kol kas neatradau nei vieno, kuris tikrai kokybė ir tuo malonumu uosti prilygtų sintetiniam kvepalam. Dar neradau tokio. Bet kažkaip aš mielai pabendradarbiaučiau paieškant kito žodžio, kito termino šitam. Nu, žinai, bet čia bet tiesiog dėl to, kad iš tikrųjų, nu, žinai, nu, vėlgi, kai mes kalbam apie tuos life-centered, žinai, ten įvairius dalykus, tai daug kas, nu, kiekvienas kvapas, jisai turi būti paskui kažkur supakuotas. Kaip ten yra, žinai, ar tikrai yra, nu, vėlgi neprarandama daug to kvepalo, kai yra per didelis kiekis, ten, tarkim, išpurškiamas, ar ne, nu, čia vėl yra labai labai daug dalykų, vėlgi, iš kur per kitos kvapus pačius, kas tau juos sintetina, žinai, ten ir taip toliau. Aš net nebijoju, kad nors ateityje tu pakviesi į savo laboratoriją, bus labai įdomu. Aš turiu tokį planą. Su tavim nenustepčiau Enterprise Europe Network ir tada laboratorija. Tinka. Kitą kartą, kai susitiksim, galėsim jau apie tai pakalbėti. Ir mes susitarėm, kad sekantį kartą mes kalbėsim jau anglų kalbą, nes tikrai yra įdomu labai tavęs klausytis. Klausyk, o tu gali kažkokiu va tokių paprastų tipsų, nu, žinai, paprastam žmogui pasidaryti, nu, kaip po ten dėl to pačio vandens, žinai, kaip ten dėl tos alkūnės, arba kaip galų gale galbūt ten, nu, nesigaminant savo kvapo, žinai, padėti susigaudyti to, žinai, kvapų jūroje ten ir taip toliau. Pirmas dalykas, kas man tikrai šauna į galvą, kokia didžiausia problema yra, tai susigaudyti visoje pasiūloje ir dabar tų kvepalų yra tikrai tūkstančiai ir dar daugiau. Šimtai tūkstančių. Netgi anksčiau
parfumerijos visa rinka kalbėjo apie tai, kad kaip sukurti gerus kvepalus, kaip kad žmonės pirktų, kad būtų jie kokybiški, ilgai laikytųsi, ir visas kas geriausia. Dabar tokio klausimo nebėra, nes tų gerų kvepalų, kaip tu ir sakai, 100,000, bet dabar yra pagrindinis klausimas, kaip padėti žmogui suprasti ir išsirinkti, nes tiesiog yra per didelė pasiūla. Kaip ir visko. Taip. Ir mes esam vartojimo. Taip, kiekvienas, žinai, dabar žmonėm ėjimas į kvepalų parduotuvę rinktis, tai asocijuojasi su nuovargiu, nes pavargsta oslė, pavargsta ir mūsų visa well-beingas, nežinau kaip lietuviškai pasakyti. Gerbūvis. Jo, visa emocinė būsena pavargsta ir tiesiog arba tu išeini nieko nenusipirkęs, arba tu nusiperki kažką, paimsiu šitą, grįžti namo, pasikvėpini ir supranti, kad gal man jis ir nepatinka. Tai ką aš irgi darau, aš vadinu, žinai, scent brandingą vadinu savo darbu, o kas susijęs su parfumerija, aš vadinu savo hobiu. Tai iš parfumerijos pusės aš irgi turiu tokią kvepalų analizę asmeninę, kur žmonėm padedu suprast, kokia tavo mėgstamiausia kvepalų šeima ir kokios dominuojančios, tarkim, 5 natos yra. Ir tada, kai tu žinai šituos dalykus, tu labai paprastai tiek online gali išsirinkti, susirasti kvepalus, kurie turi šitas ten iš 5-3 natas ir jau yra ten 80-90% tikimybė, kad tau tie kvepalai patiks, arba nuėjęs pas kompetentingą konsultantą kvepalų parduotuvę, jeigu tu įvardinsi, kad noriu ten, nežinau, kokią matau, medienos kvapo, kuriame būtų kažkiek citruso, medienos ir žalių natų. Ir tau pasiūlys konsultantas 2-3 kvepalus, tu pauostys ir iš tų 2-3 laimingas išsirinks ir išeis iš parduotuvės. Tai esmė yra, kad mes nežinom patys, kas mums tinka ir kas mums patinka. O tu pati kvepiniesi populiariaisiais kvepalais? Aš kvepinuosi, kas man papuola po ranką. Nuo ko šiandien kvepinaisi? Nesikvepinau iš vis, nes žinau, kad uostysim kvapus, tai galvoju, kad reikia, kad kuo mažiau ta patalpa turėtų pašalinių kvapų, bet aš, kadangi keliauju po visokias parodas, vaikštų po visokius butikus, tyrinėju tuos kvapus, aš turiu labai daug mėginukų, visą maišą ir aišku, aš turiu kai kuriuos mėgiamus, kurie žinau, kad man suteikia kažkokią nuotaiką ir aš kartais juos tikrai žinodama, ko noriu pasiemu, bet 90% pas mane vyksta taip, kad aš tiesiog įkišu ranką į tą maišą, pasiemu kažkurį vieną, pasipurškiu ir mano tas kvėpinimas, jis dabar nėra tik tai apie tai, kad kvėpėt kažkuo, bet aš kiekvieną tą naują kvepalą tada tyrinėju, kaip jisai atsiskleidžia, kaip aš jaučiuosi su juo. Man tas kvėpinimas yra jau kitas procesas, aš labai jaučiu skirtumą. O man pačiai, pavyzdžiui, kaip man, žinai, dėliojasi, čia labai fainas kampas, čia, kaip žinai, lygiai taip pat ten įvairias reklamas žiūri, kaip žinai, ir sakau, čia profesinė liga. Tai šiuo atveju čia tau yra su kvapai, žinai, tai yra tyrinėjimo etapas ir taip toliau. Bet man, kadangi aš esu ta kitokia kvepalų dizainerė, tai man pačiai yra toksai, kokią aš žinutę noriu perduoti, arba labiau kaip aš šiandien jaučiuosi. Vadinkim, tai yra tam tikra pagalbinė priemonė pasakyti, ar, dažniausiai aš nesakau atstok nuo manęs, aš labai myliu žmonės, bet tikrai būna, dienų, būna momentų, kai tu tiesiog, tiesiog atstok nuo manęs. Tai šiek tiek yra tie tada ramesni, ten įvairių, žinai, kvapai. Arba kaip tik, jeigu nori bendrauti ir pritraukti, nes aš turiu tokių visokių, kur ten irgi tokio, kaip pasitikėjimo, kai reikia. Arba pačiam savo galiu tai jį sukurti. Grinai, tai mano tie, sakau, tie, kurie mėgiamiausi tokie, tai aš juos žinau, kad jie man būtent būseną kažkokią suteikia. Ir kai man tos būsenos trūksta, tada būtent tais kvepalais aš ir pasikvepinu. Kaip fainai, aš tai linkėčiau kiekvienam brandui turėti iš tikrųjų savo kvapą, taip kaip ir kiekvienam žmogui nebijoti eksperimentuoti. Ir kad nepavyko vieną kartą, čia kaip su kvepalai, žinai, nepavyko vieną kartą, tai nereiškia, kad nepavyks antrą, arba kaip tik per tuos ieškojimus tu iš tikrųjų atsidursi ten, kur tu ir nori. Jo, bet ir mes su tuo mano mentorium, su agentūra turėjom labai fainą pokalbį irgi apie tai, kad kai brandas
brendas turi savo kvapą, jis tampa dar labiau artimesnis žmonėms. Nu, jis toks įgauna tą tokį žmogaus kažkokį šiek tiek pavydalą, jis gyvesnis, patrauklesnis, tampa toks, nu, aš sakau, lietuviškai net nežinau kaip išsireikšti, bet tikrai gyvybingumo įtraukia ir dar labiau tada emociškai, žinai, patraukliau kiekvienam žmogui yra bendrauti su tuo kvapu ir dirbti netgi. Tai tokį asmenybės, gal sakyčiau, suteikia kvapas brandui. Jo, nu bet čia kaip ir tie 5 arba 6 cents, iš tikrųjų, nes yra dar, žinai. Oi, nu, man dar vienas dalykas ir aš galvojau, kadangi aš pati buvau įsitikinusi, kad mes kalbėsim angliškai ir tik tai supratau turbūt paskutinės 5 minutės, kad čia nebe angliškai, nu, prieš išvažiuojant iš namų iš tiesų. Tai rodau į neringą, nes aš jai rašiau, kadangi rašiai briefą, nu, ten tą laiškutį mums siuntė į lietuvių kalbą, tai ar teisingai suprantu, kad mes kalbėsim lietuviškai. Tai sukosi man galvoja, žinai, toks klausimas, man yra nepaprastai fainas ir žaismingas tavo laiškuose ir newsletteriuose, visuose naujienlaiškiuose tas įkvepiantis linkėjimai, žinai, ir tai yra, nu, tas ir kvepiantis. Tai va, man galvojas, o kaip angliškai įkvepiantis linkėjimai, nes čia yra toks žodis, kad ir tai yra ir to inspire, ir tai yra ir smell, nu, perfume, žinai, ten visą tai ir toksai ir tuo pačiu. Tai aš angliškai šiaip dėja dar nesugalvojau, kaip pakeisti šitą. Man lietuviškai jis labai patinka. Ieškosim žodžio. Ir kol kas dar neradau, bet mes su Bonodora turim ir tokį, kaip čia pavadinti. Jeigu kam nors gims mintis, kaip angliškai pasakyti įkvepiantis, kad turėtų tą pačią emociją, būtinai rašykite, Ramunei, rašykite komentaruose, whatever kur, bet nu, būtinai perduokit šitą žinutę. Mes galėsim irgi parašyti, kaip atrodo dabar ta įspraustas ir kvepiantis, kad ir kvepiantis, ir įkvepiantis linkėjimai. Tai žodžiu, tai užsisakykit Ramunės naujienlaiškį ir tada jūs pamatysit, kaip atrodo įkvepiantis. Pirmiausia, aplankykit Bonodoros puslapį, užsiprenumeruokit naujienlaiškį ir tada viskas bus aišku. Bet aš dabar, kadangi jau naudoju Bonodoros e-mailą, tai neberašau iš tikrųjų to įkvepiantis, nes rašau angliškai viską. Mano puslapis irgi tik anglų kalba yra. Tik anglų kalba viskas dabar yra, kadangi, sakau, mes nebesiorientuojam tik į Lietuvos rinką. Tai, bet aš manau, kad kaip čia Bonodora turi jau savo žodžius, savo stilių ir viskas, žinai, po truputį atpažįstama taps pagal savo stilių, ne pagal tai, kas buvau gal. Aš įkvepiantis linkėjimai labiau nuo savo to personal brando naudojau ir naudosiu, manau, o Bonodora yra Bonodora. Bonodora yra tavo darbas, kaip dabar sužinau, nors visada galvau, kad ant tavo aistra. Bet žinai, kartais reikia atskirti ir paaiškinti, nes daug kas klausia, tai ar tau čia sunku, žinai, dirbti, kiek tu čia ko dirbi. Aš tikrai anksčiau gal net specialiai pradėjau tai vadinti darbu, nes anksčiau man buvo labai sunku tai vadinti darbu. Aš visada sakydavau, kad čia aš kažką darau, bet čia man labai fainai ir tada niekas nesuprasdavo. O gal tu galėtum sakyti, kad tai yra tavo verslas, o ne tavo darbas? Ir prašau. Ir verslas. Nes darbas tai toks labai sunku, žinai. Bet žinai, kaip kam asocijuojasi. Nes man tai mano darbas tai yra labai fainas ir labai lengvas. Aš apie tą tokią, žinai, ką emociją, kurią... suprantu, tikrai. Jo, tai čia yra tavo verslas. Tu darai verslą ir galbūt turės ir franšizę, ir galbūt tą, ir 5, ir 10, žinai. Gaila, kad Erasmus for Young Entrepreneurs antrą kartą negali dalyvauti, bet mes jau kalbėjom, tu gali tapti host entrepreneur, vadinamas priimantis verslininkas, nes jau tau pakanka patirties ir realiai mainais už pagalbą tau tose srityse, kur tau jos reikia, tai gali būti nuo pardavimų, tai gali būti IT, whatever it would be, ar ne? Tu gali tam startuoliui sukurti kvapą ir tai vėlgi labai gražus mainai ir tu gali sau gauti pagalbos. Nesvarbu, kur tu liksi, manau, kad Barcelonai gali registruotis, žinai, Ispanijoje ir tikrai padėsiu tą padaryti, nes... Tai aš tikrai nebejoju. Nes mūsų konsorciume yra ir ispanai, tai su didžiausiu malonumu fasilituosiu visą procesą, bet tas yra, nu, tikrai labai kažkaip
Fainai, man yra tavo irgi verslas. labai patik. Ne, aš vadinu iš tikrųjų ir verslu čia, žinai, gal taip. Esmė, kad reikia kažkaip atskirti, nes kartais, kai manęs apie kvapus pradeda klausti, aš pati klausiu, tu dabar klausi apie scent brandingą ar apie parfumeriją, nu tokį reikėjo. Nu, man tai darbas yra plauti grindis, aš tau pasakysiu. Skalbti ir daryti valgyti. Supratau. Visa kita man nėra darbas. Bet šitas tai yra eina visi epitetai. Skliausteliuose, koks darbas. Jo, bet nejaučiu malonumo. Aš kažkaip, nors ką. man, žinai, gal irgi jau Bet dirbu. persijungė smegenis į tai, kad mano darbas malonus ir aš labai drąsiai tą žodį vartoju. Tai jeigu, bet tu ne ką tik, o pačiai pradžiai, tai tai yra tavo kūdikis, žinai. Taip. Ojats, man Bonodora, tai čia man visiškai, tikrai aš jaučiuosi ten visą savo širdį sudėjus. Nu, žodžiu, aš tai tau esu be galo dėkinga, aš esu be galo laiminga, kad tu šią naktį lieki pas mus Kaune ir kad mes turėsim turėsim galimybę dar pasifliurpti ir išsifliurpti, priversim Simuką išsirinkti savo kvapą. Ne, čia juokauju iš tikrųjų, bet dėl to aš esu labai laiminga ir dėkinga, nes, nu, dar tiek noriu visko paklausti ir man kaip visada su tavimi yra labai labai smagu. Ir aš tikiu, kad tai buvo ne paskutinis kartas. O mes liekam kalbėti, pliurpti ir džiaugtis su visais, kurie mus žiūrėjo, norėčiau atsisveikinti. Palinkėt labai gražios dienos, labai įkvepiančios dienos. Ir komentuokit, jeigu įdomu prisijungti prie Erasmus for Young Entrepreneurs programos, tikrai drąsiai rašykite. Aš galiu asmeninę patirtim pasidalinti, jeigu kam nors įdomu, irgi gali drąsiai parašyti. Va, man dar smagiau tada, žinai, nes, nu, vėlgi, tikslas yra, kaip įmanomai, labiau padėti tiek tiem verslam, kurie jau dairosi į kitas rinkas ir galėtų per vadinkim, nepatyrusi verslininką pasiekti tam tikras rinkas, tiek tiem, kurie nori išsitirti tam tikras rinkas dar bebildinant savo idėją ir taip toliau ir taip toliau. Žodžiu, Q&A visada labai laimingi esame. Ačiū tau labai, Simona.